Labas visiems. Tai Natalija. Gerai. Gavau nuo Natalijos gėlių. Galiu tave parodyti? Natalija. Va. Opa. Labas. Ir čia dar žmonės, kurie susirinko paklausyti. Tai gavau nuo jos gėlių ir atsakau jai dabar į klausimą, kur jinai klausė. Mes apie savižudžius kalbam, kurių pas mane atsirado ne vienas, ne du ir ne trys ir kuriem kažkaip pavyko padėti. Ne kažkaip, o gerai, jie dar gyvi ir gyvena. Ir, žodžiu, sprendžiasi savo tuos iššūkius. Ir klausimas buvo, Natalija, tavo, kaip jie pas mane ateina ir kaip jie pasitikė, kaip pasiekiu pasitikėjimo ribą. O, gerai, tai va, tai atsakau tau. Jie buvo bendruomenės nariai. Ir tą, ką aš aprašiau knygoje, šitoj knygoje, mano herojus. Tai jeigu kas nežinot, galite nusipirkti. Jis kainuoja 10,50 € Klaipėdai. Aš esu Klaipėdos Pegasė, jeigu ką. Jie yra bendruomenės nariai. Ir knygoje aš aprašiau, kaip veikia sistema. Ir detalizuodamas ten tą sistemą, aš parašiau, kad kai žmogaus kūnas valosi, sportuoja, jis tonusą gauna. Tada besimaitindamas, jis pradeda valytis nuo įtampos, nuo stresų, visų kitų dalykų. Ir tada jis pradeda girdėti save, kaip jo tas vidinis balsas pradeda kažką jam šnekėti. Ir tas vidinis balsas pradeda pasakoti, kad ei, žmogau, tu ne tą ir ne ten darai, ką tu, tai kodėl ten eini, kodėl tą šneki, kodėl, ne? Ir žmogus, jeigu jis dar nėra pasiruošęs, bet jis jau girdi tuos balsus ir jis nesako, kaip tas balsas jo sako daryti, jis dar jam priešinasi, jam būna kartais ten atsiranda tokių pavažiuoja stogas arba susišviečia nusižudyti. Kai kažkokios ten, tarkim, situacijos pasidaro tokios ant tiek nepakeliamos, kad jisai galvoja, nu va viskas, nes jisai tai atėjo pas mus, aš nežinau su kokiu backgroundu, jisai gal atėjo ten su vaikystė, ten prievartavo jį, ten daužė, žinai, tokių gali būti. Gali būti geresnių, bet jau ir prievartavimų buvo, bet viena moteris sako, dukra išprievartavo ten tiek metų. Tai jinai kreipėsi, sako, ką daryti, dukra žudosi, nežinom ką daryti, tai ne viską aš pats darau, aš turiu žmonių, va, tų mokytojų savo, tų superherojų, kurie realiai padeda. Bet aš kaip laidininkas, kaip tas žmogus, kurio pasitikė, kaip tarpininkas, jie ateina pas mane, aš išsiaiškinu, kas jiem yra ir aš tada sprendžiu, ar aš galiu padėti, ar aš turiu tiek žinių, kad galėčiau padėti, ar ne. Bet tada labai aišku, atėjo tokia istorija, neturėjau nieko bendra su tuo, tik išsigryninu, kad ten kažkaip subtiliai ir sakau, žiūrėk, dabar tu, va, 1, 2, 3 žmonės, kaip tau kas susišvietė pas ką. Nu, žinok, man suskambėjo labai pas tą žmogų. Pas jį ir važiuok. Nuvarė, padėjo, eik tu savo, viskas ten veikia. Žodžiu, knygą perskaitė, dar kažkokių mano patarimų gavo, nes kad tam žmogui padėti, jau gal yra specialistas. Bet ne tik tas žmogus kenčia, pavyzdžiui, ten tos mamos dukros atveju. Mama irgi kenčia, nes nežino, ką daryti. Bet jai gal nereikia to žmogaus. Dukrai reikia to žmogaus. O tai mamai reikia manęs ir aš su ja kažką kalbu. Aš jai kažką padedu, knygai perskaitė, o žiūrėk, sakau, žiūrėk, tau dabar šitoj vietoj reikėtų daryti tokią ir tokią praktiką, kurią aš išbandžiau, žmonės ją išbandė, jinai veikia. Jinai padarė, eik tu savo, kai veikia, geras. Jau realus pokytis įvyko, jau mano dukra nuotoliniu būdu aš ten tai padariau, jau jinai sako, kad mama, aš tai myliu, žinai, ir ten ašaros bėga ir jinai sako, iš kur tu žinai, aš nežinau, tu manęs paklausė, aš tu pasakiau, that's it. Pasitikėjimas. Vat toks, koks aš toks esu ir realiam gyvenime, savo šeimoj. Aš irgi esu žmogus, man irgi sunkiai sekasi, aš kažkur paslystu, kažkur pavyksta, bet aš taip kaip kalbu, taip ir gyvenu. Ir žmonės pasitikė. Ir jie mato, ir jie kažkokios ten bangos, žinai, susieina. Aš kalbu tokiose bangose, tokiam diapazone. Tai čia mane šitie žmonės, kurie virš jau yra arba apačioj, jie negirdi. Girdi tik tai tie, kurie yra šitam diapazone. Ir jie kažkur, tai kažkokį laivą, tai kažkas kažkur sakė, tai kažkokį video pamatė ir jie ateina ir sako, nu vad girdėjau ir kažkaip man čia patiko kažkas tokio. Nežinau, kodėl negaliu paaiškinti, gal ir žinočiau, bet čia bus per ilgai apie tai kalbėti. Bet tai ne tik iš bendruomenės ateina, bet tie, kurie bendruomeniai, tai aš jau kaip ir esu atsakingas už juos. Nes aš tipo prišnekėjau, jie patikėjo, jie atėjo, pradėjo sportuoti, jie pradėjo valytis, eiti per sistemų sudedamasias. Pasportavo, pradėjo maitintis, arba nebūtinai, pradėjo ten tie vidiniai balsai eiti.
Ir štai jisai bebūdamas bet kokioj stadijai, kurioje aš nežinau, nes jisai man ateina neprisistato, kad aš esu to ir toj stadijoje, ne? Nu, neprisistato. Jo, ir jisai tik vienas te žino, galbūt netgi jis ir pats nežino, kas jam išlys. Ir štai jam paima išlenda toks klausimas. Ir kodėl, tai jų reikėtų klausti, kodėl. Jie paima ir surenka mano numerį. Parašo. Sako, nežinau, ką daryti, einu žudytis. Nežinau, ką daryti, man taip ir taip. Kiti žmonės, kur jiem parašo, einu to daryti, jie man rašo, sako, Ignai, aš nežinau, ką daryti, man ką tik parašė, man šokia, man rankos kojas dreba, ką daryti. Sakau, gerai, o kaip tu ten bendrauji, ten gerai yra su juo viskas, jo. Gerai, aš su juo susirašysiu, nes jį pažįstu. Nusdarova, kaip tu, ką tu, tu fainai ten, jėga, čia. Ir tokį, pasako, žinai, man blogai, aš einu. Kažką pasako, bet lyg tai ne apie tai. Ir aš sakau, palauk, žmogau, tu ką tik tai pasakei, kad jeigu manęs čia nebūtų, man būtų geriau. Kas čia dabar? Žinai, bet mes kalbam rašytinę formą. Sakau, žiūrėk, jo sako, žinok, aš tikrai manau, kad jeigu manęs nebūtų, mažiau čia skausmo žmonėms sukelčiau. Tu turi dukrą, tu turi tą, tu supranti, ką tu dabar šneki. Jo, bet aš nelabai žinau, ką man daryti. Gerai, žiūrėk, tiki manim. Jo, tikiu. Padarysi, ką noriu, ką aš tau pasakysiu padaryti. Padarysiu. Bet seniai, aš tau labai rimtai sakau, ar padarysi. Tai padarysiu. Gerai. Ir žinai, nuo manęs tiek priklauso. Jisai kreipiasi pagalbos ir aš tai pasitikslinu. Ar tau reikia pagalbos? Ne, nereikia. Ok, supratau. Nu tai sėkmytės. Reikia man pagalbos, man blogai. Gerai, paprašai pagalbos, padėsiu. Nebūtinai aš, gal yra žmonės, kurie padės, bet ką tu turėsi padaryti, tai nuo tavęs priklauso. Paimti telefoną, paskambinti, atsisėsti mašiną, nuvažiuoti, paspausti play, paklausyti paskaitos. Tu kreipiesi pagalbos, padarysi. Nu viskas. Skambink. Skambina, neskambina, aš nežinau, aš tik galiu paklausti. Na, pavyko ar ne? Jo pavyko, gavau namų darbų, nuvariau, pašnekėjo, ne tai, ko tikėjaus, bet pasakė, ką turiu daryti, kadangi nežinau daugiau, ką turiu daryti, tai imsiu ir padarysiu. Bam, turim, sveikas gyvas, vaikšto gyvas. Ačiū, man iš to nieko nereikia, man nereikia, jis man padėkotų, ne. Mano paskirtis tokia, ateina, aš tarpininkauju, jeigu aš pats galiu pats, jeigu negaliu. Nu, buvo ir tokių, kur viena moteris parašė ir ten, juodai geria, juodai. Ir ten man žinutės rašo, tekstas ten pasė, wow. Ir aš sakau, gerai, tau numeris, skambini dabar, paskambino, ten paviepus, ten vienam iš mano ten tipo mokytojų, ne pas kuriuos aš buvau ir kurie, pavadinkim, superherojus, kurie gydo ir padeda. Jisai sako, kai išsiblaivysi, paskambini. Paskambino, ten pradėjo mane kaltinti nebūtais dalykais, pradėjo mane kaltinti, kad čia ne aš, kažkas mano nuhakino šitą Facebooko profilio akauntą, kažkas ten, žodžiu, žmonė šneka, Ignai, pasirodė, kad čia tu, nes aš nieko kitų nešnekėsiu, žinai. Ir taip po truputį jaučiu, kad nes kažkuo kalbu neaišku su kuo, ne? Nu ir taip slūgo ir aš neįsipareigoju tam žmogui padėti, aš sakau, tau reikia, sakau, prašau. Duodi, jis nedaro, kaip aš jam galiu padėti, negaliu, taškas. Bet kažką tuo metu, kai mes su juo kalbam, aš pasėju. Ir kai iš tikrųjų žmogus galbūt išsiblaivo, jam galim padėti. Tai kas yra svarbu? Pasitikėjimas. Jisai pasitikė, jisai kreipiasi, aš jam padedu. Kas dar yra labai svarbu, tai apie savižudžius. Tai pasigilinti, kaip ten viskas veikia. Mokslų nebaigiau, bet buvau gyvenime situacijose, kai man kažkas kažką apie tai pasako. Ir aš tam maždaug, man to nereikės. Įstojau mokyti socialinį darbą ir aš prisimenu, mokus pusę metų mane apie tai pasako. Ir aš žiūriu juos ir sakau, hebra, jūs juokaujat. Aš, nekilnojamo turto brokeris, su kostiumu, nuo ryto iki vakaro vaikštų, darau dylus ten 100 000 ir tipo, jūs man sakot, kad aš ten turėčiau eiti į alkoholikų šeimas, ten padidintos rizikos ir padėti jiems spręsti jų problemas. Kodėl aš turėčiau tai daryti? Juk aš pardavinėjau nekilnojamą turtą. Aš iš tikrųjų nesuvokiau, kur aš įstojau. Nes man tada buvo, žinai, sociumas, eik stok, nes jeigu neįstosi, jis gali užšluoti, neišsimokslinsi, negausi darbo. Tai aš ir įstojau į kūno kultūrą, prieš tai pasimokiau pusę metų, trenerių nebūsiu, tikrai netreniruosiu žmonių ir nevesitreniruočiau. Ir socialiniam darbė nebūsiu ir nespręsiu žmonių problemų. Ir štai aš įstojau, pasižiūrėjau, pagalvojau, dabar pabandžiau savį įsivaizduoti, kad aš su kostiumu ten ateisiu, labą dieną, kodėl jūs mušat savo vaiką, žinai.
Ir ten jau buvo užprogramuoti dalykai. Ir vadinasi, man netiko tipinis standartinis mokymas, aš išėjau iš to. Ir tada aš pasirinkau mokytis stovyklom, paskaitom, seminarais, pats savišvieta, paskaitų milijonas už dyką. Klausyk, aš pradėjau klausyti metus laiko. Teorija, aš jau ten, žinai, pradėjau žmoną pirmąją mokyti. Tai jinai sako, tu gal atsiknis gerai, aš gal kaip nors ir be tavęs. Bet paskui aš nusiraminau ir pradėjau praktiškai pats su savim dirbti. Kažką taip daryti, tą, ką aš galiu daryti, žiūriu, veikia. Ant vaikų veikia, ant žmonos veikia. Paskui pradėjo aplinka keistis, tada žmona pradėjo keistis. Tada kaip žmonės pamatė, kad ten aš kažką tokio darau, pradėjo ateiti klausti, o kaip tu tą. Pradėjau mokyti, tada mane tokia biška įvaldė, kad aš jau dabar visus galiu išgelbėti, žinai, pradėjau eiti visiems pasakoti. Vieną kartą per snapą galvoju, o gerai, negaliu šitaip daryti, gerai nedarysiu, sėdžiu tyliai ramiai. Tada prasidėjo treniruotės, tada žmonės pradėjo sportuoti. Tada jie ten taip patiliukais ateina, Ignai, klausyk, čia aš turiu problemą. Pradėjo visi eiti nuo to, kiek mano žinios augo. Pradžioj, kadangi sportas buvo, tai kaip sportuoti? Nu ir visi ten, žinai, kaip sportuoti, duos sportuoti. Ir aš ten visiems atrašinėjau video, visai kaip žiūriu, kad o kaip padaryti, kad didesnę masę pasiekti. Nu, pradėjau apie tai plačiau šnekėti. Tada pradėjau dar labiau gilintis, nes tos visos paskaitos mano plėtė, akiratį, nu tą visą, gavau tų žinių, bet aš jas valgiau, manęs nereikėjo versti keltis į studijas. Manęs nereikėjo versti įsikišti ausinukai ausis ir klausyti nuo iki paskaitas ten apie vyrų moterių santykius, apie seksą, apie darbą, apie vadovus, apie lyderystę, bet ne kaip uždirbti daugiau pinigų, nu, arba tų masinių paskaitų, kur klauso žmonės ten, kaip tapti ten lyderiu ir įkvėpti ten žmonės ir uždirbti daugiau pinigų ir juos ten Ne apie tai. Aš ne tokių lektorių klausiau. Aš klausiau lektorių, kurie šneka tokiais, nu, kaip čia dabar gal pasakyti, kunigai kokie, tų realių ant žemės vaikščiančių žmonių, kurių tikslas yra ne pinigą uždirbti, kurių tikslas yra jo dalinti žiniom. Tai ir iš šventraščių ten, kurie ten cituoja, ir ten dar, nu, visko buvo. Bet jie tiesiog atėjo patys tokie, va. Ir kai aš jau pamačiau, kad ateina žinios, ateina kažkas sako, Ignai, o tai ką čia dabar man valgyti? O ką čia dabar taip? Ir paskui, o tai kaip man čia dabar, kodėl man tas kojas skauda? Aš pradėjau vaikščioti ir į praktinius užsiėmimus. Pradėjau dalyvauti stovyklose, vat su Mindaugu Vidugiriu pradėjom kalbėti apie tai, kad jisai man išspręs mano visas problemas. Mane žmogus nukreipė pas jį, sako, matau, kad tau sunku, jis tau padės. Jis tai pasakė, žinai, jis išspręsto visas gyvenimo problemas, visus sunkumus. Aš tada turėjau sunkumų apsispręsti, aš vis tik nekilnojamam turte turiu būti, ar į sporto veiklą eiti, kaip man perėti iš vienos į kitą, aš iš ten dabar pinigų neuždirbu, iš ten uždirbu, bet gal irgi ne kažką, tai vis dėlto kaip iš ne kažką į niekaip perėti, žinai, nes matau, kad mane ten neš ir man ten bus gerai. Tai aš su juos tikau, sakau, sveikas, aš matau, kad tu čia mane rekomendavo, kad tu man padėsi. Palau, čia sakė, su šituo. Nu gerai. Ir jis sako, nu žmogau, aš tau tikrai negaliu padėti, bet sako, aš tau galiu padėti suorganizuoti kokią stovyklą ar seminarą. Ne tai, ko aš tikėjaus, ponė Mindaugai, bet gal ir sudėliojom ką, nes yra vat kažkokia ten mini bendruomenė ir gal jiem bus į naudą. Ir gal man bus į naudą, nes apie ką ten būtų ta stovykla? Nu tai žiūrėk, ten per 10 minučių apsitarėm, ką reikia padaryti, padarėm, 50 žmonių atvažiavo, nuvarėm į minusą 1000 litų. Ir aš toks sakau, Mindė, prašau, atleisk, klausyk, tai ką dabar 100 000 daryti? Sako, nusiramink, viskas gerai. Neturi tų pinigų, nusivarėm į minusą, nu, kaip nors, kada nors, kaip nors, kas nors. Bet ką man davė ta stovykla, man jinai davė, kad aš sportų, mitybą, tik tiek ir te galiu žmonėm padėti. Bet aš išbandžiau ten savimasažą su Sigita Juzumaitė, per kurį aš užmigau. Nes ten mes šiltai apsikloję gulėjom ten. Ir taip dabar, čia dabar piešia tą 8 su klubais, dabar čia petį judina, dabar čia tą, dabar taip. Man tai patiko, aš tikrai jaučiu, šitaip išsimasažuoju. Geras, eik tu savo ir nieko nereik daryti. Gulim, žinai. Tada Martynas Driukas pravedė rebefingo sesiją. Rebefingas tai giluminis, cirkuliacinis kvėpavimas, kur
ten, žodžiu, intensyviai kvėpuoji. Tai tą, ką mes per treniruotės darom, mes tai darom, bet nesuvokiam, nes mes ten atsispaudimus ten virini rankas, kojas į viršų, žinai, prisikvėpuoji tiek degonės gauni, kad tu padarai tą patį kvėpavimą žmonėm. Galvas apsvaigsta, bloga pasidaro ir jie, žinai, čia man nuo treniruotės. Ne, mano mėlieji, jūs prie kompo stovėdami, maigydami arba sėdėdami, jūs kvėpuoja taip. O čia dabar staiga per valandą laiko jūs gaunat tiek daug, bet kadangi visi orientuoti į kūno, žinai, sixpackas, ten užpakalis, kojos, rankos nori numesti svorio, o tai, kad jisai kvėpuoja ir gauna naudą iš to, iš degonės, ten prasiplečia sąmonė tuo metu, bet jisai vėl grįžta į savo natūralų gyvenimą ir vėl. Ir vėl vieną dieną ateina sportuoti, ir vėl gerai, ir vėl. Ir va taip eina, kūnas valosi nuo tų blokų ir štai jis vieną dieną pradeda girdėti save. Ir sako, noriu žudytis, arba aš sakiau alkoholio, kodėl, nežinau, man taip susišvietė, aš sportavau, kažkaip galvoju, nu iš tikrųjų, lemba, aš sportuoju ir dabar tipo savaitgalis ir aš varau pagerti. Nu, nesąmonė kažkokia. Prieš 3 mėnesius jis apie tai nešnekėjo, dabar jis jau šneka, kodėl, prisikvėpavo. Tai žodžiu, Martynas Driukas tą kvėpavimą padarė. Tas kvėpavimas mane išnešė taip stipriai, aš dabar papasakosiu apie tai. Pusantros valandos papasakoju apie tai, kas dabar vyksta. Aš dabar pasimokausi ir einu per tą kursą pasibaigti giluminio cirkuliacinio kvėpavimo treneris. Na, tarkim, ne faktas, kad aš vesiu tuos užsiėmimus, nes ten yra wow. Nu, apie tai gal nepasakosiu vėliau, žiūrėsim, kaip pavyks. Bet man sužinoti, kiek kvėpavimas toks kaip stichija, tai, ką žmonės daro nuo ryto iki vakaro, kaip jisai gali transformuoti, nes jis mane transformavo žiauriai. Aš atvažiavau į tą seminarą, nu tą patį, ką suorganizavom, su keliais uždaviniais savo. Kodėl to reikia iš vis ir su kuo čia tai valgoma, nes aš nežinau. Aš gyvenime neklausiau paskaitų, o gal ir klausiau, bet tipo tos, kur orientuotas ir kaip uždirbti daug pinigų, ar būti sveikam, prie ko čia sveikam, noriu mašinos, namo, kaip uždirbti daug pinigų. Ir kaip mašiną gauti, ir kaip namas, ir kaip uždirbti daug pinigų. Žodžiu, viskas apie tą patį. Ir dar gal kaip moterį gerą susirasti, ir kaip dar gal uždirbti dar pinigų. Ir žodžiu, nežinau, ką daryti, nes sportinė veikla, mano bendradarbiai, pinigų nėra. Kaip suderinti tas visas veiklas, nes yra treneriai, kurie sako, aš čia noriu daryti, bendruomenė, žmonės turi krūvą klausimų, man ten nebeišneša. Ir su tuo atvažiavau. Ir prasidėjo viskas. Taip gražiai, lengvai, papasakojo, atsigulė, pradėjau kvėpuoti, perspėjau, kas gali darytis ir man pradėjo tai vat rankos rakintis ten va taip, man kojos laužyti pradėjo, o aš kvėpuoju gilyn ir man tėvai juodkrantė, kažkas ten, ką jis sakė, ką aš turėčiau jaust. Aš neklausiau, nes man tai buvo pirmas kartas. Aš dabar į mokymą einu, kaip mokytojas. Ir aš dabar prisimenu savo pirmąjį kartą ir galvoju, tai jeigu aš būčiau paklausęs, tai aš ir tą galėjau padaryti, ir tą. O man pradeda skausmas širdį ten eiti ir aš nesuprantu, ir aš dar labiau kvėpuoju. Jisai išeina, vėl grįžta, nieko nesuprantu. Užgrojo kažkokią muziką, moteris kažkokia indė ten pradėjo. Ir man ašaros, ir aš bliaunu ten iš vis kriokio ant to viso pastato. Visi ten kvėpuoja žmonės kaip žmonės bakė, žinai, prikvietė žmonių ir... Bet va tokiu va gal aš su. Bliaunu, tamsu akyse, iš vis net nieko, o atsimerkt negaliu, rankos surakintos, mėšlungį sutraukia ir kai tu mėšlungį paimyštėsi, ko jisai dingsta, o čia sutraukia ir nepaleidžia, koks skausmas, bet tu ten išeini iš savęs ant tiek, tu net nebejauti nieko. Ir aš kvėpuoju, saulė atėjo į akis, žvengiu, eiktų savo šviesų, dingo tamsa, vėl bliaunu, vėl šviesa, vėl žvengiu, žodžiu, kvėpavom, grįžti į save negaliu, jau jisai girdžiu, ką šneka, nes aš sąmoningas, aš neišėjęs, bet ten pakeliavau kažkur. Ir aš grįžinėjau į save. Jis sako, nu tai va dabar po truputį jau ten kvėpuokit, ramiai, grįžkit į save, ten grįžkit į savo kūną, čia dabar tas yra čia ramiai kalba. Kai aš kaip negaliu grįžti, taip negaliu grįžti. Verkt baigiau, bliaut baigiau, žvengt baigiau,
Bet rankos negrįžta, kojos negrįžta. Sako, atsimerkit, aš atsimerkiu, balta plėvė. Nu, va, žiūriu realiai į viršų, žinai, tipo akis atsimerkia, bet kažkokia plėvė. Užsimerkiu ir toks viduj. Ok, tai kas dabar bus, tai gal čia tau kažkas atsitiko dabar, tu gal čia mirei, tipo, gal dar kažkas, gal tas suparalyžiavo, žinai, tokia, kažkas ten viduj mane parina, ne? Ir aš toks, ok, ką daryti ten, ok, žiūrėk, nu tai gal tada ten gal kažkokia ranka žiūri, tai po truputį atleidinė. O, žiūrėk, atleidinė šiluma, čia pirštai atsirėtinė, vėl. Oha, ne taip, nu gerai, tai ką čia? Jo, ką daryti, girdžiu, sūnus man atbėga. Tėčiuką, kažką ten, žinai, imk akmenį palaikyk, jisai man taip, žinai, tą ranką, aš ten kažkaip, jisai man įmetė akmenį, tik tai taip, šiluma grįžo, atleido, ir aš taip tik tai atsimerkiu. Ražytis ten pradėjau, neaišku ką, kur. Va toksai, žinai, nesuprantu, kas darosi. Išsiražiau. Šiluma grįžo. Ir aš išsiražiau ir taip, žinai, taip liečiu veidą. Vau, ir toks man viduj. Tokio, dabar įsivaizduokit, patį švelniausią kačiuką arba šuniuką pasaulį. Tokį švelnų, arba ten kūdikio odytę, tokia, nu tokia. Ir aš taip liečiu ir, vau, kas čia dabar yra, plaukai švelniausi. Wow, ten žinai, kas čia dabar su manim darosi ir, nu, žodžiu, aš grįžtu į save. Sėdžiu, žinai, žmonės visi mane žiūri, aš juos. Man šokas. Toks, žinai, energija vaikšto, aš nežinau, kad aš dabar sakau energija. Dilkčia visur, ten man karšta, kaista, ten kažkas ten verda. Aš taip pasisuku į vidų giri. Skaminė, kas čia buvo? Kas čia freaking buvo, tu gali man paaiškinti ar ne? Jisai sako, mielas mano bičiuli, čia buvo gal tik tai kokie 5% iš to, kas buvo. Tu kvėpai per nosį, jeigu kvėpotum per burną, dar kitaip. Nu, žodžiu, bet sveikinu. Patiko? O aš toks, kaip tu savo. Žinai, ir tada aš tokį, kai skėliau refleksiją, ten, žinai, nu kaip jautėtės? Aš, žinai, aš. Aš kaip papasakom, ten visi, nu ten, žinai, man biški ten tas, man biški tas. Aš kai skėliau, dabar net paskui, net kojos dreba, žinai, prisimenant tą viską. Wow, man wow. Plius tada susipažinau, ką reiškia žaidimai visokie, kai ne teoriškai klausau, kaip sako, žinai, ir tada man praktiškai gyveninti reikia pačiam sugalvoti. O čia va, čia ir dabar. Tai gerai, dabar mes pažaisim taip. Pažaidžiam. Oho, aš va taip jaučiuosi, paliečiu, aha, čia mane liečia, čia dabar tą daryti. O, geras, iš karto aš suprantu, koks skonis. Geras, čia šitaip žaidžiam. Šitaip tas valgomas sąmoningumas ir man ten, žodžiu, sprogo. Žmonės refleksijas ten tokias davė, kad Asta Pajarskienė iš Kauno tokia, jai ten visas gyvenimas pasikeitė, jinai išsilaikė to irgi rebefingo kursus. Inga Gaidamavičiūtė metė teisininkės darbą, kur ten teisininkė visiškai vyriška tokia, žinai, tokia jėga, aš ten visiems suskaldysiu galvas, ten, žinai, tokia va. Paskui atėjo sportuoti, sportavo, keitėsi, atvažiavo į tą stovyklą, ten irgi. Dabar mūsų administracijoje labai moteriška, keičia moterų gyvenimus, organizuojam paskaitas, seminarus, va tokia, žinai. Ir daug tokių žmonių, tai buvo ten 50 žmonių, kurie atvažiavo, tai aš dabar dar nežinau visų, kas jiem ten buvo. Ten atvažiavo gongai, Virenijus Andrijauskas atvažiavo, kuris pravedė gongų sesiją, aš gyvenime joje nesu buvęs, nežinau, kas tai yra gongai, bet man gongai, nu kažkas ten kažkoja mistika, tipo Indija. Bet aš labai norėjau žmonai leisti, nes aš ten visur ir rebefing, aš, savimasažą, aš, ir žinai, tipo, tai tu čia atvažiavai, žinai, stovyklą, aš organizuoju, tai turiu būti, žinai, tai tu čia manęs... Jinai kartu atvažiavo, mes su vaikais abiem atvažiavom, bet kažkas jais turėjo rūpintis ir jinai matė, tu čia visur eini, žinai, ir aš ten tokį, krūvį atlaikyti turėjau. Tai jau vakariai tos gongus, jinai ten žar, viskas, ašaras bėga, žinai, aš toks, gerai, tai tu eik, aš jinų vaikus užmigdysiu, nes ten mūsų vaikai tokie vėjas, ugnis, ten viesulai, ir jie ten ir taip, žinai, naktį vakare. O ten gongose aš atsigulęs pačiam toliausiam kambarį, kažkur ten. Ir iš ten girdžiu pareina tokia. Ten kaip šarhanas, ten iš to, žinai, iš Mauglio, kaip ten kažkas, kurie su gyvatė, kažkokie ten būnai, kažkas kovoja.
Aš, žodžiu, guliu ten ir tokios vibracijos pareina. Ir man ten visi tie namai dreba, aš nesuprantu, kas vyksta. Tai, žodžiu, suma sumarum, baigėsi ta stovykla, mes ten visi potyrių, kosminių daug turim, nu visiškai. Ir man toks supratimas, palauk. Nu, aš grįžtu, tai visų pirma, kas atsitiko. Koks akmuo? Paprastas akmuo, jisai iš lauko parsinešė akmenį, ten kažko įdėjo savo energijos vaikas, įmetė man į ranką, lauko akmenį, nu ten kažkokį, žinai, ir aš ten tipo, wow. Bet aš grįžau, kadangi su tokiu tikslu turėjau, ką man daryti, aš grįžau su savo sąmonė, aš dabar suprantu, kad sąmonė prasiplėtė. Tada aš nesupratau, kas man prasiplėtė, žodžiu, aš ką supratau, kad aš žinau, ką man dabar daryti. Aš atėjau į darbą ir sakau, tai žodžiu dabar bus taip, aš darysiu tą, mes čia su sporto dalim darysim tą, jūs treneriai darysim tą, mes čia darysim tą, na, viską, žinau, ir man toks, palauk, tai 3 dienos mane transformavo tiek, tai palauk, tai aš turiu žmonėm apie tai papasako, aš turiu, Mindė, reikia šito, reikia žmonėm, duoj, darom. Atsėdom, padarėm projektą, atradimų šeštadieniais pavadinom, jis dabar vadinasi My Hero atradimai. Mindaugo veiklos vadinasi Vatansu arba Masters of Calm festivaliai, kurie vyksta 11 dienų, o Vatansu tai yra patyriminės stovyklos paaugliam, vyram, vyro kalvė, suaugusiam, šeimom, gali šeimos atvažiuoti. Aš sakau, Mindaugai darom, gerai padarėm atradimų šeštadienį, kad tipo neva tai 1 diena, nesakau, klausyk, čia 3 dienos, žinai, mes ten juos nučardžinom po 120 eurų, čia yra žiauriai daug. Žmonės ten sakė, kad čia yra per daug, o mes ten maitinimas 3 kartus dienoj, vegetarinis. Jokio alkoholio, jokių ten cigarečių, mes ten kažkaip dar pirmą stovyklą, kad to nebūtų. Nežinau kodėl, bet mes taip susitarėm. Man tai buvo svarbu, jam tai buvo svarbu, plus mūsų bendruomenė apie sveikatą. Nu tai kokį čia alkoholį 3 dienas kaip nors pakentės. Prisėdom, pradėjom galvoti, klausyti, gal mes galim tipo apie eiti per tą prizmę, kad tipo 10 Dievo įsakymų. Nei mes ten krikščionys, nei ką, aš ten toks krikščioniško auklėjimo, bet žinai ką, davai padarom taip, kad ne taip, kaip parašyta 10 Dievo įsakymų, kad tipo nežudyk. Nes Mindaugas apie ką kalba, tai jisai kalba, kad tas neigiamybė ta priekyje stovinti, tai jinai vaikam, pavyzdžiui, tu jam sakai, nedaryk, nebėk, o jis vis tiek bėga daro. Tai lygiai tas pats ir suaugusiam, nes jis jau suaugęs, protingas, mąstantis, o vaikas daro jisai ne iš to, kad jisai žino. Jisai iš jausmo, jeigu tu jam sakai, nedaryk, nesikeik, nešok, o tu pats tai darai, tai ką jisai girdi? Jisai jausmą girdi. Jisai girdi jausmą, o tu jam sakai, nedaryk. Jisai girdi ir sako, bet mama pati taip daro. Tai vadinasi, man tai yra žalia šviesa, daryk. Tai aš taip ir darau. Tai ko jinai pyksta, aš nesuprantu. Tai žodžiu, nežudyk. Tai kas ten? Žudyk. Negerk. Gerk, nu tai mes tokie sakom, palauk, bet čia jokių būdų nevarant ant to, kad jie taip sako. Jie gal nežino. Ir vadovaujasi tuom, tokiu nežudyk. Tai mėsą valgo. Tai žudo, gyvulį. Nesvarbu, kad jis gyvulys, tai nužudo. Neprievartauk, nesvetimoteriauk. Svetimoteriauk. Gerb ten savo, yra keletas, kurie yra su teigiamu, tai taip ir vyksta, gerbė. Kažkas man sako, ten kažkoje Olandija sako, jūs turit labai stiprias vertybinės šeimos, lietuvybę labai stipriai turit, labai šeimos tas vertybinius pagrindus turit. Ta, ką turim, tą turim. Nu ir žodžiu, mes tokį, o kaip mes galim kitaip pasakyti? Žinai, aš jeigu dabar prašyčiau jūsų pasakyti, tai užtruktų, nes jūs ten, gal taip. Tai mes nusprendėm, kad gerb gyvybę. Tai palauk, gerb gyvybę, tai ką reiškia, kokią gyvybę? Augalą gerb, ten vabzdį gerb, ar tik tai šuniukus gerb, ar karvės gerb, kame ta pagarba? Ir žmogaus nežudyti, tai mums aišku, nežudyk žmogaus sėsti į kalėjimą. Nu ten tipo paršelį papjon, nes valgyti reikia. Nu irgi kaip ir okei, suprantu. Nu tai gerai, o kam tą šunį uždaužiai, žinai? Nu nereikėjo jo daužyti, žinai. O tai kam tą vaiką uždaužiai su lopeta? Nu tai va, nežudyk, nu tai sėdai į kalėjimą. Nu ir taip toliau, ir mes ten, žinai, tokį, tai palauk, tai dabar nežudyk, tai kas ten nežudyk, gerb gyvybę. Tai gal apie maistą galim pašnekėti, kodėl reikėtų valgyti ten taip ar taip, žinai. Oha, o kas ten šneka apie tai nedrastiškai, žinai, kad ten tipo, dabar visi vegetarai žaliavalgiai turėtume taip. Tai pasikvietėm Saulių Urbaną, visi taip fainiai gražiai pašnekėjo apie tai, kaip tvarkosi sveikata, kai atsiranda daugiau tokio maisto. O žmonėm patiko gerai, o apie nesvetimoteriauk, arba ten, koks ten įsakymas, ar aš nežinau jų. Bet ten toks buvo, kad
Ir mes sakom, tai gal apie vyrų moterių santykius pakeičiam. Pasikvietėm Vaidą Arvasevičių. Jis ten per atradimų šeštadienį ten taip papasako, visi ten tokiais atvipusiais žandikuliais, o jis taip fainiai, gražiai per bairius, per tas situacijas. Tada ir va taip, mes ėjom, ten, pavyzdžiui, apie ten pinigus irgi kažkokį ten buvo gerbk savo turtą ar svetimo ir kažką apie turtą kažkas ten buvo. Nu kažkas buvo, kad mes ten privedėm apie pinigus, tada mes apie pinigus žinom, kad Jonas Saulius labai gerai šneka, pasikvietėm jį, jis papasako ir taip mes padarėm pagal 10 Dievo įsakymų, tų išvertę kitaip 10 ar ten 12 seminarų per metus laiko. Kaip ten žmonės pradėjo keistis. Bet žinai, jie ten tokie 35 eurų vertės su maistu, mes matom, kad mums labai neapsimoka, ten labai mažai kas lieka, žmonės sako, kad per brangiai, mes ten atsiprašau ir mes kažkodėl darė mūsų bendruomeniai. Ne kažkodėl, o todėl, kad aš mačiau, kad nereikia ten niekam pasakoti, va žiūrėk, mes juos treniruojam, jiem keičiasi, jie valgo jau, tai gal tada, va, jums žiūrėkit, ir sąmoningumas, aš kažkaip pradėjau į tą link eiti, tai va, kur tu buvai papuolus, tada tuo metu. Bet atvažiuodavai tuos seminarus tiem, kam jau būdavo laikas. Bet tada galvoju, gerai, bet tai yra tik Vilnius. Ir tik Vilniečiai gali atvažiuoti. Ir tik jie mes padedam. Ir man tada, ką daryti su Kauno, ką daryti su Klaipėda, gal tada tuos seminarus transliuoti, gal tada juos daryti live. Ir žodžiu, viskas taip evoliucionavo iki to, kad dabar yra live transliacija. Kad mes darom mokymus didesnių mastų. Kad kviečiam žmonės ten, kad ten temos rimtesnės. Galim tą daryti, tai aš jau dabar kažkaip bandau prisiminti, kad kodėl man tas sąmoningumas buvo svarbus ir aš tą atsakymą gavau, ką man daryti. Ir aš pradėjau daryti ir nuo to momento mano ten evoliucionavo labai stipriai. Aš tokias situacijos gavau, tokius išbandymus buvau, kad wow, iki to laiko, tol kol nepakvėpavau, tol kol nepažaidžiau, tol kol nesupratau, ką reiškia sąmoningumas, aš negalėjau to daryti. Tada jau supratau, tada pradėjau jau ir tada žmonės pas mane pradėjo ateiti jau ne tik su tokiais klausimais. Nes aš pradėjau toliau dalyvauti tuose seminaruose ir aš jame viename seminare, kitame seminare, va tas atradimų šeštadienis. Ir aš noriu vis daugiau ir man davai ir dar daugiau. Žiūri, ten jau žmonėms stogus neša. Nes ašgi pagal save organizuoju. Mindaugas tai ten jau daug metų tame buvo, o aš pagal save ir žiūriu, kad žmonės jau man per sunku, ką jie čia šneka. Mes atsisėdom po sezono, sakom, gerai, ką darom toliau? Lektorių tai yra va. Tai gal organizuojam tuos seminarus, tokius lengvesnius. Pagal save mes tiek užaugom, kad mums reikia daugiau. Kuo įmanoma stipriau, kad mus ten daužytų, lamdytų, kuo daugiau paskaitų seminarų, kuo daugiau ten. Tai mes pradėjom tiesiog patys. Aš supratau, kad man reikia eiti pačiam ieškoti, o žmonėm duoti lengviau, nes jiems per sunku. Yra visokios stovyklos, seminarai. Ir žodžiu, aš pradėjau plėsti, pradėjau eiti pas tą, ir to gavau. Žiūriu, pirmoji praktikoje išbandau, ar man tai veikia, pradedu tai daryti ne vieną kartą, o daugiau kartų. Matau, kad man tai veikia, tada ateina žmogus, sako, klausyk, man tokia ir tokia situacija. Tu geik pas Sigitą Juzumaitę, jinai daro marmas masažą, jin tau padarys. Aha, gerai, nuėjo. Ir kuo aš labiau plėčiau tą savo sąmonę, kuo labiau susipažinau su rimtesniais mokytojais, tuo daugiau pas mane pradėjo ateiti žmonių su rimtesnėm problemom. Ir realiai tai yra labai sunku, nes kiekvieno žmogaus apsilankimas, jeigu aš su juo kažką darau, tai mane energetiškai iškrauna, žiauriai, aš ten grįžtu namo. Nebepasivelku, ne tik po treniruočių, ne tik po dar kažko, ir aš tada pradėjau galvoti, tai gerai, iš kur man pasikrautos energijos, nes aš suprantu, kad aš pravedu treniruotę, jie mane pakrauna energijos, aš ten ateina kokia mergina, Ignai, klausyk, ką man daryti. O aš jau pasikaustęs tiek žinių, kad aš jau suprantu, kad jeigu eikelė skauda, tai yra ne dėl to, kad jinai pratimus netaisyklingai daro, o dėl to, kad jau jos kūnas nebegali kęsti tos įtampos, to streso ir ją jau jungia lauk, kad jinai pailsėtų, pagulėtų ramiai, tiesiog nieko neveikdama 3 dienas ligoniniai. Vietoj, jinai nepaklauso, tai ją išmeta, jinai paguli, atsistato ir vėl toliau. Pailsi organizmas, gavo 3 dienas poilsio ar savaitę ar mėnesį ir vėl varo toliau. Tai aš pradėjau juos kiekvieną valandą, 2 mes sėdim, treniruotė baigės, visi išeina ir aš
klausyk, nu čia tą, nes atėjo paklausti ir aš negaliu net sakyti. Ir tada mano žmona pradėjo sakyti, klausyk, tai aš tavęs nebematau namie. Blogai. Jo, ir aš, žodžiu, pradėjau eiti tik ten, bet aš sakau, Simona, bet ar tu supranti, kad, taip yra. Aš negaliu jam nepadėti. Ir tada prasidėjo tokie visokie, tai gal tai reikia kažkaip įforminti, bet aš neturiu žinių, sakau, klausai, aš nebaigęs mokslų, ką reiškia. Ir kas, kad aš jam padedu, ir kas, kad jie lieka gyvi, atsisako, numeta 20-30 kg, ir kas, kad jie perina per tuos dalykus, bet aš neturiu to. Ir tada pradėjau gilintis į tai, ar iš tikrųjų to reikia, ar tikrai pasaulyje žmonės yra vien tik tai su tuo. Ir aš pamačiau, kad ne. Ar žinių reikia? Reikia. Iš kur jų gauti? Sertifikatą gauti, 2 mėnesiai, aš sertifikuotas treneris, galiu treniruotės vesti. Juk priklauso nuo manęs, kiek aš dėsiu į save žinių, bandydamas ir norėdamas tapti treneriu ir padėti kitiem. Kiek aš suprasiu viso kūno sąveiką, kaip aš suprasiu vidaus organų su tuo, kaip sąveikauja. Čia viskas priklauso tik nuo manęs. Bet kai aš einu ir nežinau, ką aš noriu veikti ir einu mokytis ir man ten į tą dabar eiti, atsikelti, egzą laikyti, o Dieve mano, tikrai aš to nenoriu. Ir kai yra žingeidus dėl to, kad man to reikia, nes jau realiai tai vyksta, man žinių reikia čia ir dabar, duokit, prašau, kiek pinigų? 5000 eurų. Imu. Neturiu, bet imu, susimokėsiu, nežinau iš kur, paskolą pasiemu. Žmonės ateina, jie pradeda mokėti, žiūrėk, aš susitariau, kad man leido išsimokėti, viską pasidariau, išsimokėjau, turiu. Turiu omeny, yra keli būdai. Vienas būdas, tai yra ta, kurie žmonės žino, ėjau, išsimokslinau, gavau, dabar einu, gavau darbo vietą, darysiu, man už tai pinigų nemoka ir, žodžiu, nežinau, kaip galas su galu sudurti. Yra ir kitas būdas, yra būdas toks kitoks. Ar jis lengvesnis? O Dieve mano, tikrai ne. Jis toks sunkus, kad jūs neįsivaizduojate. Tai, per ką aš einu, yra asmeninė patirtis. Su nusivylimais, su visko kuo. Su vos ne, ten, žinai, įsivaizduok. Vyksta veikla, belie kiek žmonių, bendruomenė. Ir aš matau, kad padariau klaidų, nes nežinojau. Man to universitete niekas nebūtų pasakęs ir nepasakė. Mokykloje niekas nepasakė. Nekartą negirdėjau nei vieno mokytojo šnekančio apie tai. Tėvai irgi nepasakė, nes nežinojo, nors jie mane išmokė visko, ko galėjo geriausio, viską atidavė, ką geriausio. Tuo metu, ką galėjau išmokti, sužinoti pagal tuo metinę tvarką. Mes neturėjom YouTube'o tuo metu, jie neturėjo ir negalėjo paskaitų priklausyti belė kiek, ne? Nors dabar mes viską turim ir tai nežinom, kad galim. Tai va, ir jie mane davė. Mokykla neišmokė, darželis neišmokė. Ką jie mus išmokė? Tai išmokė tą, ką tada turėjo mokyti. Tada, kad išmokti, kaip būti pardavėjais, parduotuviai, išmokti, kaip būti inžinieriais, kad, žodžiu, viskas tai, kas buvo prie rusų padaryta, pastatyta, pastatai veikia. Tai kaip dabar daryti, kad visą tai veiktų? Pastatyti pastatė, turim statybininkų, išmokė. O kaip prižiūrėti? Tai reikia inžinierių, reikia elektrikų, reikia to, reikia no. Išmokė, tie dabar sėdi ir daro. Ir taip gyvenimas visas ir nueis. O kokiu kitu būdu? O kaip jam tapti? Tai jie, žinai, eina, o ten kažkam akį pamerkia, žinai, oba santykiai. Mes štai santokoj. O kaip dabar tai santokai būti? Nėra mokslo. Nieks nepamokė. Kaip dabar būti santykiuose su vaikais? Nėra mokslo, mane išmokė kaip inžinierių, aš tik tiek žinau. Nežinau, kaip ką daryti, bet žiūrėk, yra tau kuom svaigintis, prašau, alkoholio. Žinai, iš to, kad nežinau, nes iš tikrųjų rauna stogą, nežinau kaip, o iš manęs reikalauja. Tai tu dabar uždirb daugiau pinigų, dabar, žodžiu, būk geras tėvas, dabar tėti tavęs nebuvo, tu, žodžiu, mus tik dirbai, tai mane tik išmokė dirbti, manęs nemokė ką daryti, žodžiu. Ir aš supratau, kad neišmokau, dėl to aš ten ir nejau. Aš tada gal nesuvokiau, aš tiesiog intuityviai jau. Štai dabar gavau galimybės kitaip. Ir tai yra žiauriai sunku. Žiauriai sunku. Labai. Tai tiek pareikalavo jėgų ir ypatingai tas kilimas, kai buvo sukurta bendruomenė ir aš nežinau, nes manęs niekas neišmokė nors. Juk to irgi nemoko niekur, kad pavyzdžiui, jeigu tavo vidinis balsas sako, kad nedaryk, o tu jo negirdi, nes pas tai labai daug triukšmo. Ir tu nežinai apie My Hero sistemą, kad pasportuok, pasimaitink, kelk sąmoningumą, dings triukšmas, išgirsi savo vidinį balsą ir pradėk jo klausyti. Man niekas nesakė. Ir aš girdu viduj, kad Ignai, šitaip nedera daryti. Žiūrėk, juk tavo vertybės tokios.
tokios. Tai jeigu tu dabar pradėsi dirbti su tokiais žmonėm, kurie nėra apie tai, jie pritrauk žmonių, kurie neturėtų taip daryti. Bet man tai sakė, žinai, kaip maždaug taip. Aš girdžiu kažką ten, bet mane ant tiek stipriai neša mano pokytis po tų stovyklų. Taip stipriai neša, ten mane ten... Ir man ten sustot, kada apsidairyti. Hebra, aš čia varau, darau, žodžiu, čia ten sprogs pasaulyje, tikrai jaučiu. Norit prisijungti, davai visus, eik teikti. Apie ką tu ten moki tą, nu davai man kaip tik to reikia, teik, žinai. Ir visa tai kilo iš vidaus, bendruomenės vidaus, žmonės ne iš išorės atėjo, o bendruomenės nariai, kurie matė, tikėjo ir sako, va, aš suvėliau, va, davai, visi, o, gerai, einam. Bet aš nežinau, kad jie gal turi savo ketinimų kėslų, piktų, gerų, nežinau kokių. Gal jie dar vartoja alkoholį ir jiem dar iki to, kur aš einu, jiem per toli, mūsų atotrukis milžiniškas. Bet jis velniškai geras specialistas. Ir jisai žino kaip, o aš nežinau kaip. Pasakysi. Ir sako, kaip turi daryti. Ir aš tada sakau, palauk. Bet tai neturi taip būti taip, kaip aš žinau, kad turėtų būti, nes aš kažkodėl žinau. Man atėjo. Su mano paskirtim, kai man sukrito viskas, ką aš turiu daryti, man atėjo. Labai aiškiai, ką aš turiu daryti. Ir įsivaizduoju, ir ateina tie žmonės ir jie sako, ką reikia daryti. Ir aš sakau, jo, bet aš nežinau, kaip jums paaiškinti. Nu, visi taip daro. Bet aš ne visi, nes aš kažkokį tokiu būdu darau. Nežinau, kodėl, bet darau. Ir, žinai, turėtų būti kitaip. Bet aš tau sakau, kad taip, aš 20 metų tenais, taip vyko ir vyksta, ką tu čia dabar kūrinuojas. Žmogaus, sakau, žiūrėk, matai bendruomenę, 5000 žmonių. Kaip tu galvoji, iš kur jie susikūrė? Nežinau. Aš žinau. Aš va šitaip dariau ir susikūrė. Veikia. Nu, bet matai, tau čia stringa, tu to nesuturkai, ano nesuturkai. Ir žodžiu, kadangi mūsų buvo labai didelis atotrukis, mes nesusišnekėjom. Ir atėjo toksai momentas, kai mes jau einam skirtingom kryptim. Aš nežinau, nemokytas, nors manęs to ir nebūtų išmokę universitete. Neklausiau žmonių, kurie man sakė daryti taip, neklausiau. Timiausių žmonių, tai pradedu. Žmonos neklausiau. Tu žinai, kad aš neklausiau. Žmonių, kuriais aš pasitikėjau, ir jie man sakė, žmogau, nedaryk to. Aplink tave yra tiek daug žmonių, piktų žmonių, ryklių, krokodilų. Jie pasinaudos tavim, nes tavo labai gera širdis, labai gera. Tu dar nemoki atskirti jų. Nors sako, jų yra pilna, gal tu ir matai, bet tu negali to padaryti. Ir žodžiu, aš jų nepaklausiau ir gavau. Ir tada man esminis momentas buvo, ką daryti. Sukūriau, ar tai palikti ir kurti iš naujo, ar atiduoti savo tą laisvę ir daryti taip, kaip jie sako, žodžiu. Tai aš priėmiau sprendimą trauktis. Dabar informuoju, kad nori ten 7000 žmonių bendruomenė, kad aš traukiuosi. Nes padariau pats klaidą ir pats esu kaltas, kitokių būdų nežinojau, neklausiau žmonių, kurie man taip sakė. Ar yra koks nors kitas būdas? Plemba dabar nesugalvoju. Po 2 metų išėjus iš ten, pagalvojau, kad gal taip galim buvo daryti ir taip galim buvo daryti, bet tada tuo metu tai buvo pats teisingiausias mano sprendimas. Ir bendruomenė išėjo kartu. Man buvo tokia dilema, žinau, o tą, ką aš dabar dariau, ar čia gerai bus ar negerai? Ar žmonės išeis ar ne? Ir man Mindaugas sako, Vidugiris, pamatysi. Jeigu kažką gerą darai, tai žmonės išeis. Išeis tie, kurie tavim tiki. Ir žinai ką, būk pasiruošęs tam, kad jeigu iš 7000 narių, kurių gal ten jie yra tokie butaforiniai, ne, bet tu Klaipėdoje sportuoji, kažkas ten kažkur girdi mane, daro tą pokytį, bendruomenės narys. Aš nežinau, kiek jų yra. Negaliu apskaičiuoti. Aš galiu tik tai skaičiais, kurie pas mus figuruoja, apskaičiuoti. Kiek kur lankosi, kiek kur vaikšto. Nepaskaičiuosiu. Tai, sako, jeigu eis tik 500, tai Ignai sako, galėsi žinoti, kiek tų jų yra realių. Bet įdomiausia, kad 90% ėjo paskui. Kažkurie pyko, nesuprato. Ir sakau, žmonės, būkit mėly, Facebookas neleidžia visiems pranešti. Elektroninių paštų jūsų neturiu, laiškų visiems parašyti negaliu. Galiu tik tai padaryti taip. Nufilmuoti video ir įmesti jį, kad žmonės išgirstų. Tai tie, kurie išgirdo, labai daug nesusipratimų buvo ir taip toliau. Bet aš gavau pačią labiausiai neįkanomą pamoką, tai yra dar ne tada.
nes dar kitą kartą irgi nepaklausiau, ką man sakė daryti. Bet tada mano smūgis buvo silpnesnis. Bet tada ką aš supratau, kad vis tik tai mano pajauta apie vertybinį pagrindą, kuris buvo esminis mano veikloj ir vis dar yra ne pinigai, ne žmonės, ne dar kažkas, o vertybės, kuriuo aš už nieką gyvenime neparduočiau. Nesvarbu kokios, tai aš apie vertybės knygoje parašiau. Tai jos ir yra. Jos yra veiklos, bet kadangi veikla yra aš, su savo kolegom, kurie manim tiki, kurie man padeda kurti, kurie atėjo, patikėjo ir prisijungė, su kuriais mes dabar tai darom kartu, nes be jų aš nieko negalėčiau padėti. Bet tai yra persipinę. Tai be vertybių vėl būtų tas pats. Tai antrų kartų aš supratau, kad nebepriskubėsiu, nebelėksiu, bet vėl toliau lėkiau, bet biškį lėčiau. Tada įsigrynau vertybės, pagal kurias noriu priimti žmonės. Tada dar gavau gerą patarimą iš Vasantos. Toks yra žmogus, meksikietis, jisai gyvena Vilniui, turi žmoną lietuvę, su juo turi 3 vaikus. Jisai yra astrologas. Ir iš jo gavau gerą patarimą. Jis sako, tu turėtum atsirinkti širdies žmonės, kurie iš širdies. Nes sako, pirmų kartų tu prisirinkai žmonių tiesiog pagal, CV parašiai, žinai, ateikit žmonės. Sako, tu turėtum pasikviesti žmonės tie, kurie, sako, kaip ta Inga Gaidamavičiūtė. Tiki tavim nors tu ką, ne? Eina ten paskui ir sakė, ir aš nekartą ten tokių būdavo akimirkų, kur Inga tiesiog verkia, žiūri mane, mes su ja ten tokiai, tokioj jos ir mano tokioj pačioj tokioj subtiliausioje akimirkų, ir jinai sako, Ignai, aš taim tikiu, kad ir ką tu pasakytų, kad ir kur tu bevas, aš taim tikiu ir eisiu. Sako, tu supranti, širdies žmogus. O tas, kuris, žinai, sako, gerai, einam ir jisai sako, nežinau, nelabai tik. Tai sako, nereikia. Tegul jie sportuoja, tu turi apsistatyti save būtent tokiais žmonėm. Sakau, gerai, bet vis tiek prisirinko visokių žmonių, bet jie per laiką pamatė ten, kad vis tik tai netiki jie manim. Ir jie vis tik savo turi. Ir jie atkrito. Ir tai po truputį susiformavo ta tokia komanda, su kuria aš ten, tikrai kalnus nuvers galiu ir man nebaisu. Ir kažkuriuose vietose subtiliai dar buvo pamokos neišmoktos. Tai vėl kažkokį išbandymą gavau. Gavau išbandymą ir kiekvieną kartą jis būdavo toks ale finansinis, kad labai išgazdintų. Kad dabar finansinį tokį išbandymą gavau ir kad man jau dabar nebepavyks, nebeišlaikysiu. Tada ateidavo vis kažkokie žmonės, kurie pasakydavo, kaip reikia daryti ir ką daryti, kad tuos dalykus susitvarkyti. Tada vėl tas mano ego, žinai, neklausyk, jis čia netaip sako, patarėjų iš visų pusės milijonas. Tai žodžiu, išklausai visų nuomonių, ką aš išmokau? Išklausai visų nuomonių. Kadangi tu gyveni savo gyvenimą ir tavo vidinis aš žino, ką daryti, ir tau atėjo paskirtis ne tam žmogui. Tu susidedi tai 24 valandų taisyklę. Priėmei sprendimą, žinai, ką daryti. Gavai patarimą, eik miegot, 24 valandas atsižmėk, pabūk su ją. Po 24 valandų priimk sprendimą. Dar jos nedariau, bet man jinai labai skamba patikimai, nes iš vakaro priimtas sprendimas netinka, iš ryto jau geriau, aš iš vakaro tokį pasišovęs buvau, žinai, Facebook'e išsitrinti iš vis. Girdit, išstrinsiu Facebooką vieną dieną. O gal ir ne, bet gal pats jo neadministruosiu, tai darys kiti žmonės, bet jūs to nežinosite. Kodėl? Nes atima visą laiką. Vertinti žmonės, pykti, lieti, pasižiūrėk, pritvojo kūdikį per galvą, ten suplytą, įmetė į šulinį ir ką, ir visi. Vietoj to, kad kažką darytų dėl to, gyvent pradėtų geriau sąmoningumą kelti, alkoholį atsisakytų, žinai, jie ten tokie. Tu jo, jie gal apsvaigę buvo. Gal ten, žinai, nuo vaikystės, jie nieko su savim nedarė, nedirbo. Tai gal pradėk nuo savęs susitvarkyk savo gyvenimą, keis savo aplinką ir pasikeis. Ir gal tada iš vis tavo telikas išnyks, Facebookas išnyks ir gal tu pradėsi savo gyvenimą gyventi. Tai va visokių tokių, tai man ta tokia taisyklė, kad aš, žinai, su to Facebooko, aš ten iš vakarų, žinai, delete account, paspaudai nebėra. Parašai žinutę, hebra, viso gero, aš išeinu, norės mane susirasit, ne? Labai lengva. Ir pasitraukti iš gyvenimo labai lengva. Žinai, savižudybę paėmiau, išėjau, o man jau dabar dzin. Prisigert labai lengva ir pabėgti nuo savo problemų, išskristi ten tą. Ir aš su žmonėm, kai kalbu apie tai, jie man tai sako. Kodėl tu geri? Ignai, kaip tau pasakyti?
Aš pabėgu nuo visų savo gyvenimo problemų. Man taip sunku, taip skauda. Aš prisigėriau. Nebėra skausmo. Aš net nesijaučiu, kad aš ant žemės, aš skraidau. Aš vėl grįžtu, vėl skauda, vėl šalta, vėl prisigėriu ir vėl išskrendu. Ir taip iki tol, kol žmogus nemiršta. Arba ten, žinai, bet tų stadijų labai yra. Vieni anksčiau miršta. Kiti skraido, jie patvory, žinai. Ir paskui, kai jam jau ten milijoną ten tų šansų davė, nes jam kiekvienam žingsnį po šansą. Tai vieną pagalvę padėjo, tai kitą pagalvę, tai kažkokią galimybę davė, tai dar ir žmonės akli nemato, nes per daug triukšmo. Kai jau žmogiškumas, ten nužmogėjimas atsiranda tas toks labai didelis, tada jau traukia juos ten, ar į kalėjimą ten dar kažkur, arba ten į kokią avariją, ar dar kažkur. Tai tie dalykai yra tam, kad žmogui duoda šansų, arba vėžį duoda ir kokią, ne? Žmogus gyvena, jam atrodo teisingai. Bet kažko jis nepadarė, kažkas ten ne taip. Kažkur jis ten kažkokį pyktį laiko ant žmogus visą gyvenimą. Ir jam ten duoda pamokų ir duoda, kaip tau išeiti iš to, žinai, bet jis per tą triukšmą jis negali. Vienas mano bičiulis apako dešinę akim, išsėtinė sklerozė. Ir jis nesuprato, kas tai yra, žinai, nes į daktarai prigąsdino, tai sportas, tai dar kažkas, viskas susidėjo. Paskui jisai išrišo, kad gal tai apie darbą, gal tai apie tai, kad aš prisirišęs prie materialaus labai to, žinai, turėjo daug pinigų, galėt sau leisti viską. Jisai, žinai, išėjo iš darbo, pradėjo gilintis save, pradėjo į paskaitas, jis mūsų bendruomenės narys. Jisai sportavo, valgė, pradėjo kelti sąmoningumą ir vat jam atėjo. Įsivaizduoju, kokia baimė. O jeigu aš čia dabar taip darysiu ir toliau, gal man dar blogiau bus, gal aš ne tą kryptimį einu. Ir kažkaip jisai po truputį pradėjo tuom tikėti. Gavas taip, kad jisai, žinai, ir finansų nėra, nes darbo neturiu, bet ir kažkaip tie seminarai už dyką visi ateina, ir veiklos ateina. Ir, žodžiu, man tik turėjo tą paleisti prisirišimą ir tada pradėjo pas mane gausa plūsti. Ir jam pradėjo gerėti. Medikai sakė, nebus. Tai yra amžinai. Man pradėjo rega gerėti. Pradėjo dalykai keistis. Pradėjo ateiti. Kai tik tu susiduri su tą baimę akis į akį, susidraugauji su ją, nebėgi nuo jos, nebandai kuo įmanoma greičiau pabėgti ten kažkokį tai eliksyrą nusipirkti ar vaistą už daug, 500 000 eurų ir aš būsiu sveikas. Ne tame pamoka, mielas mano žmogau, ne tame. Kai žmonės gelbėja savo vaikus, aš suprantu, tai yra toks skausmas didžiulis, toks skausmas. Ten, kad ten gydymas yra, būkit geri, suremkit, priremkit, sumeta daug pinigų, tą žmogų išgelbė. Bet esmė yra ta pamoka, kurią tėvai mokosi ir gauna. Jų gyvenimas tai pasikeičia. Tai yra, jų toks būdas. Jie surinko pinigų labai gerai. Žmonės priaukojo, šaunuoliai, kad priaukojo. Bet jeigu tėvai tuo metu gavo labai greitai tą auką ir nieko neišmoko, ką turėjo išmokti? Kažkas atsitinka panašaus. Aš nežinau, ar pakartoju, bet tai būna. Bet ar aš šneku tai nesąmonės, ar taip vyksta? Vyksta. Tai va, tai bent jau jūs, tai kartojasi. Tai va, ir alkoholikai tą patį, jie, žinai, jie išėjo iš ten, nebegeria. O, kaip fainai, žinai. Žmogau. Vidinis balsas. Žiūrėk, tu išėjai, tai va dabar esi blaivas. Tai dabar ką dabar keisi dėl to? O kodėl aš kažką turiu keisti? Tai tu geriai. Ir ten, žinai, tau buvo blogai. Tai aš nežinau, ką turėčiau keisti. Gal vaikščiok į anoniminius alkoholikus. Nenoriu. Netoks susitarimas buvo. Tu sakė, aš viską padarysiu, aš girdėjau tave, tu viską padarysi. Tai padaryk, eik ko nors kitą, gerai. Klausyk ten paskaitų, kelkis anksti, prauskis po šaltus, sveikai maitinkis, sportuok. Nenori. Blema, neišmokai. Gerai, darom taip. Va to situacija, atsilaikysi ar ne. Draugai, gimtadienis, prisiekiau savo, kad to nedarysiu. Ir vėl. Susisuka ratas vėl. Bet sąmoningumas arba tas žmogiškumas, jis silpsta, ta tokia valia, ta tokia nepalaužiama valia, jis silpsta, tas
tas vidinis balsas, jisai vis labiau taip miršta po truputį. Jį lengva nužudyti. Vat benamiai, tie ubagai tokie, žinai, vat, kur jau ten jiem viskas, jau ten lenkia žemyn, jie ant tiek yra nužmogėję, kad jau nebesupranta, kas darosi, jie nesupranta, kurie realybė ir ten. Ir jiem vis tiek yra šansas. Tai vat, kuo labiau mes tą savo vidinį balsą, tą vidinį savo aš žudom, ten jau nieko nebeišgirsi. Tai su kiekvienu kartu jisai slopsta. Tai kai tai pirmieji kartai, tai tada labai kažkaip vat, jie išgirsta. Ir dar jiem padėti galime. Bet juk ne jaunyn, o senyn, dar daugiau visokių blogybių, dar daugiau visokių kažkokių blokų. Ir taip eini ir nebegali iš to išeiti. Tai vat aš su tuo susiduriu. Tai, bet kai žmogus jisai va taip išgirsta, pradeda taip kažką ten judėti, daryti, baimę, susitinka akis į akį, nukeliauja į tos momentus vaikystėje, kur gavo į kailį, kur smurtavo, kur gėrė, kur prievarta. Ten nukeliauja, kad ir kaip bijo, dreba, bet susitinka, pasako, sako, gerai, aš esu čia, juk laiku keliaut galima, atsisėdom, užsimerkiam, nukeliavau į vaikystę, net šiurpas nuėjo, gerai, ką aš galiu pakeisti, okei, klausyk, žiūrėk, aš knygui tą patį parašiau. Juk neatsikartoja ta pati situacija, nes jau jinai įvyko. Bet aš ten esu, įvyko tas momentas ir aš tam žmogui sakau, klausyk, aš labai tavęs atsiprašau, aš nežinau, ką aš tau padariau, aš nežinau, kodėl tu taip gyvenai, tuo metu, kodėl tu tai buvo sunku. Aš gal turėjau tai padaryti, nes kažkodėl tu man taip turėjai padaryti, kad taip atsitiko, nu ir tu tai padarėjai, bet žiūrėk, aš tave tik myliu, taigi tu mano tėtis. Ir jeigu tu turėjai per mane tai padaryti, išsivalyti, nu aš taip ir padariau, va tu tai padarėjai, bet žinok, aš labai kenčiu nuo to. Aš vis dar po šiai dienai kenčiu. Prašau, atleisk man. Aš visą gyvenimą dariau tik tai, kas mano valiu, ką aš galėjau, bet nepyk ant manęs tikrai, ašgi nežinojau ir tu nežinojai gal. Klausyk, gal davai susitaikom ir kažkaip taip eini vat į tą tokį santykį, aš čia manau, kad individualiai kiekvienas gali, bet tai yra toks ir paleidimas, yra tokia paleidimo ta technika, kurią daro Rytis Lukoševičius. Ir jis padeda žmonėm paleisti. Ir tada, žinai, kas atsitinka, nu, tipo, padariau, priliejau ten ašarų, žinai, kažkaip ten kažkas tipo įvyko, bet, nu, žodžiu, bent pabandžiau. Kitą dieną gauni skambutį iš savo tėvo. Labas, dukrelė, klausyk, aš čia pagalvoju apie tave. Myliu tave. Gal susitinkam arbatos? Ašaras bėga, nežinau ką daryti. Mano tėvas man neskambino 20 metų. Čia aš realias situacijas pasakoju. Bėga, bliauna, nesupranta ką daryti. Keikiau tą tėvą, nes normalu. Mušė, paskui išsiskyrė, tada mama pasakė, kad jis blogas. Aš visą gyvenimą galvoju, jis blogas. Nes turėjom tam labai gerą pagrindą ir smerkiau jį už tai. Jis nuo to prasigėrė, nes ne tik nuo to. Jis tiesiog, nesusivokė, kaip gyventi toliau. Mama paliko ten, žinai, dar kitos kurtos šeimos nepavyko. Ir žodžiu, aš ten depresuoju, geriu. Ir tas mano girtas tėvas dabar man paskambino. Ir pasakė taip. Žinai, neisiu. Aš nežinau, ką jam pasakyti. Man tas, kas sakė taip daryti, jis nepasakė, o ką daryti toliau, žinai. Eit, neit. Nu, tai tavo tėvas. Jeigu net tėvas, tave čia nebūtų. Pirmoji eilėje pagarba jam už tai, kad jisai tau suteikė gyvybę. Nereikia gerbti tokių. Jisai ten gėrė ir mane ten šitaip ir šitaip. Palauk, tai jeigu pirmoji eilėje pagarbos nėra tam, kas tave pagimdė, tai tu negerbi iš vis nieko. Tu negerbi protėvių savo, be kurių ir tėvų tavo nebūtų buvę ten. Nu, ta prasme, aišku, nuvilnie ten. Tai jeigu tu protėvių negerbi, tai tu negerbi iš vis to, kas čia yra. Bet čia gal per toli. Grįžkim prie tėvų. Tėvas su mama gyveno savo gyvenimus, gavo savo gyvenimo išbandymus, smūgius ir taip toliau. Jie kažkurioje vietoje iš meilės susėjo, padarė vaiką. Ne visų likimai vienodi. Vienų likimai buvo tokie, kad iš meilės jie atsirado. Kitų likimai buvo iš skaičiavimo, nes duos pašalpą. Trečių buvo alkoholizme, narkotikuose. Bet tas vaikas gavo galimybę ateiti šitą pasaulį. Ir yra narkomanų tėvų, alkoholikų tėvų, kurie pagimdė vaikus, kurie turėjo mirti, bet jie liko gyvi,
ir dabar kūrė unikalius dalykus, keičia žmonių gyvenimus, taip yra, aš neištraukiu iš piršto ir jie tai daro. Bet netgi tokius sutikęs, kurie tai daro, aš jų klausiu apie tą patį, apie pagarbą. Nėra pagarbos mano tėvui. Tai tada aš grįžtu prie to su tuo žmogum, jeigu jis paprašo to. Jo, labai įdomu. Jeigu tu pradėtum gerbti savo gimdytoją, nes jeigu į gimdymą žiūrėti kaip į stebuklą, kada tu supratai, kad pas tave širdutė pradėjo plakti jo pilve? Supratai kaip nors ar ne? Iki tol, kol medikai pasakė, kad plaka širdis. Pajautai ar ne? Mano žmona pajuto. Tu? Gerai, judesi. Bet kad širdis pradėjo plakt, buvo ar ne? Įsivaizduokit. Pajutai, ne? Ir dar medikai nesakė to. Nes medikai tuo metu dar negali nustatyti, kad juo labiau, tai labai gerai, kad ir dar technikų nebuvo, kad nustatyti, bet ir dabar dar vis dar negali nustatyti, kada pradeda plakti širdis. Nes tai yra tokioj mažoj stadijoje, yra video mokslininkai sukūrę, kokioj ten stadijoje kas yra. Įsijungia lemputė. Gerai, man pagrindinis klausimas, kas įjungia lemputę? Kas? Nauja energija. Gerai, kas atsiunčia tą energiją į tą vietą, kad ten, pakėliai. Mokslininkai negali paaiškinti. Ir man nėra labai svarbu, kas ten. Tai gali, žmonės, žinai, sako, aš tuo netikiu. Gerai, imk visatą, imk žemę, imk kažką. Vadink, kuom nori. Gerai. Tai, ar tai yra stebuklas ar ne? Ok, gerai. Tai jeigu mes turim stebuklą ir mes žavimės pasaulio stebuklais, o Dieve mano, ten ledynai suformavo, varom pažiūrėti, ne? Stebuklas po nosim. Išlindo ir jisai auga. Kaip jis ten užaugo per 9 mėnesius, kodėl? Nieko nedarai. Jo, bet vyras turėjo būti, nes ir vyras savo įdėjo ir tada atsirado ir iš 2. Tai dabar tie žmonės susieina, padaro stebuklą, jie gyveno, nepritvojo, dar užaugino gerus žmonės, viską ten sudėjo. Ir tada tu vieną dieną sėdė, taip ant kojos užsidėjęs, tipo, mano mama durnė, nieko nesupranta, lochė, arba 16-metis ten, mano tėvai iš vis neverti pagarbos ir taip toliau. Ir tokį, žinai, šneka, tai pagarbos nėra ir neegzistuoja, ne? Tai kaip jau žmogus gyvena? Nuo ten, ne? Tėvai, nuo ryto iki vakaro, bemiegės naktis, smegenų ląstelių žuvusių, bele kiek, mes visi iš to paties atėjom. Ne vienas neatėjo iš kažkur. Ir įsivaizduoja, ir to nėra. Ir tada atsiranda daug streso, daug įtampos, daug darbų, mes nuo to vis tolstam. Ką tu supranti, senutė tu? Nieko tu nesupranti, aš tai suprantu, technologijos tą. Ir tie atskirimai tarp vaikų, tarp tėvų ir panašiai, jie nesupranta, nesusikalbėjimas ir nesusikalbės, nes nėra pagarbos gyvybei. Mes ieškom stebuklų, norim ten, žinai, žmogus vaikšto ore. Come on, seniai, žmogus gimė, užaugo, laksto. Tai gal tu davai tą stebuklą sudėk kažką geriausio. Kur tai moko? Ką sudėti tą stebuklą kažko geriausio? Niekas apie tai nekalba. Niekas to nemoko. Jokia mokykla. Niekas. Yra žmonės, kurie paskaitas dėsto už dyką nemokamai 10 metų į priekį paskaitų YouTube. Atsisėsk ir klausyk. Išsiaiškink, kaip pasaulis veikia ir kadangi mums dar kiek metų, tiek, kiek mes turim, mes dar gyvi, kai jau nemiręs nebepadarysi nieko. Nepasakosiu apie tai, kaip galima padaryti dar, bet čia ne ta tema. Tu gali padaryti tai, kai tau dar turi atodūsį, vis dar. Bet jeigu man dabar 32 metai ir aš suprantu, kad aš galiu, tai aš turiu visą tą laiką ir jeigu man dabar reikia išeiti iš darbo, tai žmonės, kurie mūsų bendruomenės nariai išeina iš darbo, pradeda tai gilintis ir atranda ir tada užsiema prasminga veikla, pradeda savišvietą, tada pas juos ateina viskas. Vaikai ateina, pinigai ateina, bet ne tam, kad mėgautis, o tam, kad aš vykdau savo veiklą, natūralu, kad aš turiu už kažką valgyti. Tai atsiranda pinigų, kad turėčiau už ką pavalgyti. Super. Ten, kad turėčiau kur gyventi. Atsiranda pinigų, kad galėčiau kur pagyventi.
pagal tai, kaip tu plėties ir kaip tu padedi žmonėm, tai tu ir turi gerą būtą, prastą būtą, lūšną, miegmaišį, bendrabutį, gatvę, mišką, palapinę, nesvarbu, bet turi. Nu turi kur gyventi, ne? Visokių žmonių yra. Yra žmonių, kurie gatvėse gyvena daugiau nei pusę pasaulio. O mes matai ir būtą turim, o ten kažkas neturi. Tai va, pagal tai, ką tu darai, tau tas ir priklauso. Nu ir va, tai augi pagal tą priklausomybę, kas tau priklauso. Dar labiau nori šviestis, ne? Gerai švietiesi dar, tada dar kitų dalykų įgyji žinių. Ir pagal tai, kaip tu plėtiesi, tu ir gauni. Tada finansų tau skiria kam. Nu tai gerai, kad jeigu tu esi žinomas žmogus, tai mes tau duosim dar daugiau finansų, kad tu galėtum, pavyzdžiui, darbinti žmonių. Bet ne dėl to, kad tu savanaudiškai, nes ir tiem, kurie savanaudiškai savo tikslam daro, labas Eglutė, geras, įsivaizduoja, ateina. Va, Eglutė ateina. Treneriai jūs, geras. Atvariai čia? Laivą pažiūrėjai gal? Laivą žiūrėjai? O, geras, ačiū tau, kad atvarėjai. Apie tave šnekėjau, bet pačioje pradžioje. Tai jeigu savanaudiškai irgi duoda pinigų, neduoda ar duoda, įsivaizduoja, kiek milijonierių ant viso pasaulio. Milijardais pinigų turi. Ir kaip jie gyvena. Nu, gerai, žiūrim. Pilvas toks. Yra tokių, bet yra ir normalių, neabsoliutinam. Yra toks pilvas, toksai. Sveikatos yra? Nelabai. Nustokį pilvą, jokios sveikatos nėra, tikrai. Skirybų kiek? 10, 5. Yra tų, kurie normaliai gyvena, yra. Bet didžioji dalis jų, jie gyvena kaip? Jie gyvena prasmingai. Turi belė kiek veiklų, aukoja pinigų ten, neaišku kam, už ką, už kiek aukoja. Jie tokiu būdu atiduoda. Ir ne taip jam blogai. Bet yra tų, kurie tik savanaudiškai save išnaudoja kitus žmonės, darbo valandos, ten nežinau. Neabsoliutinu, bet jūs gal suprasi. Kur gamyba yra, kur pramonės yra, kur pinigų institucijos yra, tai ten žmonės kaip laikrodukai dirba kažkam. O kas visą tai sugalvoja ir kam jie dirba? Ir tenais tie žmonės vis daugiau pinigų ir daugiau pinigų. Kam? Tai va, tai grįžtam prie to, kad jeigu tu nusprendi prasmingai gyventi, vis dar šitoj žemėje, o aš gal turiu kokių supergalių, vat kaip tik dabar išgrįžęs iš Palangos, buvau Palangoj, kūno kultūros mokytojams pasako apie tai, apie žmogaus supergalės, superherojus. 2 valandos, 2 valandos kalbėjom, tai va, jam ten ir pasakau, kad tu tai turi. Aš nežinau, kodėl, kuo aš čia tokia ypatinga. Ir kodėl aš tai turiu. Aš nieko neturiu, aš nieko negaliu. Nusišypsot gali žmogui, kuriam yra labai sunku, gali. Gali, vat, tai merginai, kurie Pegasė stovi, žinai, visą dieną jos ten gyvenimas. Aš net neįsivaizduoju koks. Bet jeigu ją yra žiauriai blogai ir tu ateini ir labas. Sėdi tokia rūsti, žinai. Duokit knygą. Aš norėčiau palinkėti nuostabios dienos, jūs tokia gražiai iš vidaus, tikrai jaučiu. Gal ir nejauti, bet nori pasakyti kažką gražaus žmogui, įkvėpti optimizmą. Jo tikrai sakot. Taip, nuoširdžiai sakau. Ir toliau šypsais. Nu gal, bet žinai, mano toks gyvenimas šūdinas, tai... Va taip. Maksimoj kasininkė, Rimi kasininkė, Lidle kasininkė. Taigi ten žmonės gyvena, vat kažkokiam tokiam varge. Gyvena ar ne? O gal kartais jie gyvena tokiam, žinai, pozityviai ir tu va toksai, žinai, žmogau, nusišypsok, tau sako Lidlo kasininkė. Ir tu toks, kas tau negerai, žinai, tu kasininkė, tu turi blogai gyventi. Ne, man tiek te užtenka. Aš ten turiu savo sodus, savo katiniukus, aš ten prižiūriu, man ten pasirūpinu 100 katinų, ten žodžiu visą savo kaimynės apeinu, ten man labai faina, žinai, labai daug skirtingų. Ir prasminga veikla dovanoja va tą gėrį. Ir tada priklausomai nuo to, kaip tu nori prasmingai gyventi, ar tu savo tik nori padėti, ar kitam nori padėti, ar kitiem nori padėti, ar nori kurti verslą atsakingą, tokį prasmingą, kad, žodžiu, žmonės nuo to sveiktų. Tai tada tau duoda. Oi, kiek duoda. Bet tada duoda ir išbandymų. Ar tu tikrai vis dar ten eini tuo keliu? Nu tai vat man davė. Aš ėjau, žinai, davė vieną išbandymą, kur man davė 2 takoskiras aiškės. Pinigai, daryk. Pinigai, bet ne su tai žmonėm ir ne apie tai, apie ką tu. O aš čia idėja ir mano vidiniai įsitikinimai, kurių neparduosiu už jokius pinigus. Čia. Ką renkės? Nu dar yra ten kelių. Bet aš labai aiškiai mačiau šitos 2. Nu, aš čia renkuosi. Man reikėjo išvažiuoti žygį, pasivaikščioti visą dieną, prisitrint puslių,
perėti per pelkių, nueiti net ten, pasimesti, išsikrauti telefonui, GPS-o neturiu, tai kur dabar eiti, o jeigu reikės miegoti patvirų dangum, tai ką, žmonės miega patvirų dangum, o jeigu lis, nu tai ką, susirgsi, o jeigu numirsi, nu tai ir numirsi, nu ir ką, nu vadinasi taip, nu. Seniai, ir aš tada jau pradėjau su savim kalbėti, protas išsijungė po 2 valandų, pradėjau patirti ir aprašiau tai irgi, jo yra apie žygį. Ir dar buvau blogę parašęs, tai išknisiu tą informaciją ir įkelsiu į My Hero blogą ir ten bus mano skiltis, Ignas Bakėjus, ten buvo žygiai visą kitą. Gerai, jo Natalija, tikrai to pasirašysiu. Ir turiu tušinuką. Jeigu jūs turit bėgti, bėgkit, aš pasirašau knygą ir tęsiu toliau. Tai galite į tualetą greit nubėgti. Ai, va, tušinukas. Žiūrėkit, jeigu jūs turite eiti, tai jūs eikit, nesivaržykit, nes aš tikrai užsivedžiau, noriu pabaigti papasakot, kai aš jau papasakosiu viską, aš jau baigsiu, gerai? Tai jeigu dar nori paklausyti, būkit, nes aš niekur neskubu, aš lieku visą laiką čia pajūry, iki pat pirmadienio vakaro. Važiuosiu Juodkrantę, tai tol, kol Akropolis neužsidarys, galiu čia būti. Paskui valgyt norėsiu, tai dar valgyt būtų gerai. Ne, viskas gerai. Labai gerai, turbūt reikėjo. Nu, taip ir turėjai padaryti. Atsipūskit, nubėkit į tualetą. Ir kas įdomiausia, kad aš kiekvieną parašą darau individualiai. Žmogus ateina, jisai man duoda, aš per knygų mugę ten tai papuoliau gerai. Va aš nežinojau, aš tiesiog nežinau, kaip turi vykti. Nes man niekas niekur neišmokė, ne? Tai žmogus ateina, jisai man duoda knygą, aš parašau, jisai stovi verkia, sakau, kas yra, kodėl verki? Iš kur tu žinojai, kad taip yra? Aš nežinojau. Aš tiesiog parašiau, va tu atėjai, aš kitas nepažįstu, aš matau tave pirmą kartą, žinai. O jeigu ir pažįstu, tai aš parašau vis tiek tą, ką reikia. Ir žmonės ten tipo ateina, sako, jūs gal galite mano broliui parašyti? Jo, žinau. Brolis rašo. O iš kur tu žinojai, ką? Sakau, nežinau. Tikrai rimtai. Nu, žodžiu, mistika. Tai kiek esu knygų be pasirašęs, jos visos yra individualiai personalizuotos, su palinkėjimu ten. Kažkam gal tiek užteko, kažkam rašiau ir čia, paskui ir dar čia. Nu, žodžiu. Ir jie tipo sėdi, žvengia visi tipo, tai knygą antrą parašysi, tai žodžiu 90% visi apie tą patį. Tai va, čia tik trumpai, jum irgi lygiai tas pats. Šiandien 28. Jo, žinau, man tą patį sakė. Ar girdėjot, šiandien labai super gera diena energetiškai pradėti kažką naujo. Tai pradėkit. Gal ir jum, bet kas ką pradėsit, šiandien labai gerai bus. Aš dar tokiais dalykais nelabai tikiu, skeptiškai žiūriu, bet man žmona arba uošinė visada praneša, paskambina, žodžiu, tai aš žinau. Tikrai. Ačiū tau. Irgi turit lėkti.
Tai aš po to tikrai pasirašysiu 100%. Gerai, tai kalbam toliau. Tai kur aš sustojau? Dar gal nepradėjau kalbėti. Gerai. Gerai, ačiū labai. Labą dieną. O kam rašyti? Elona. Kaip? Elona dar. Elona. Gerai. Nes ten pat pamenu, ten viena moteris atėjo. Tai žodžiu, anūkam, ten brolių sesiai. Elona. Gerai, tai aš... Vištos koją parašysiu. Ne Ilona, bet... Elona, jo. Vištos koją parašysiu, nes taip šiaip prašau. Nemėgau mokykloje lietuvių kalbos tikrai. Bet užtat nuoširdžiai. Rašto nieks neperskaito, tai čia... Daktaras? Bet panašiai, tenai užduoti su daktarais galiu receptus tenai, tai niekas, net vaistininkai neperskaityti. Dar galiu fotografiją, galiu gal to. Taip. Tai va taip gal. Tai ačiū labai. Iki malonaus. Visa. Tai kur mes baigiam? Kur mes baigiam? Palauk, gal čia kokių klausimų yra. Jo. Hebra sakė, kad geras bairis buvo su to Facebook'o išsitrinimo, kai išsitrins. Sako, tu baig juokus. O tikrai nejokauju, vieną dieną taip ir bus. Geltonas spalva energizuoja, Vasanta darė viršelį, tai žodžiu jo klausti, kodėl. Kodėl praktikai tampa herojais, nes išbando per save. Nu, tai čia tokį parašė. Tomai Petrauskė, rytoj prasibėgam pajūrį. Žinok, ne, mano tikslas atvažiuoti šitą pajūrį buvo tam, kad aš užsidaryčiau bute ir nematyčiau nieko, kas vaikšto, padėčiau telefoną ir viską, ką bagažiniai, tik tai valgyčiau ir nebūčiau daugiau su niekom, kaip tik tai su savim, nes visi atsakymai slypi viduj ir kuo įmanoma daugiau tu pabūsi laiko su savim, kuo labiau išgirsti save, tuo daugiau atsakymų ateis. Tai aš supratau, kad man yra toks laikas, metas, tai sorry, neprasibėgsiu su tavim pajūriu. Bet, kai būsiu pajūry, galų gale parko hebra yra eksportuoti ir tau atsitiks panašus dalykai ir tada tu knygą, kai pristatinėsi, galėsi, nežinau, ką nors tokio ten padaryti. Tai va. Susitikimas Klaipėdoje, taip, Modesta Žukauskaitė. Ar pražiopsoja gyvą susitikimą? Nu, jis vis dar vyksta gyvai, tai aš vis dar čia, tai jeigu ką, važiuok čia. Toliau. Tave reiktų ir reikia inicijuoti, labas. Nu, tai Aurelijus Da Vinci tai yra tas žmogus, kuris mane po žemę užkasė. Tai yra tokia praktika, kaip į karstą įlendi ir tave užkasa. Išsigandai, ne? Nebūtinai. Žmonės išbūna kelias paras ten be deguonies. Kvėpuoti reikia čia, nu nes sako reikia. O baisu, ne? Geras, aš prabuvau 3 valandas ir mane iškrapštė mane baimės, mano subasmenybė, tokia vidinė baimė. Aš neva tai bijojau uždusti ir mane iškrapštė.
bet aš turėjau klaustrofobiją, tai aš su ja lipau, kažkaip išbuvau ir man labai patiko. Žodžiu, aš toj duobėj paleidau labai daug savo baimių, labai nerealiai, eiktų savo kiek. Atrodo, nuo manęs nusimetė pusę ten bagažo, kurį aš nešu ir man tapo žymiai lengviau. Ir tada į mano gyvenimą atėjo antroji situacija. Tai pirmoji atėjo po rebefingo, kai aš išsikvėpavau ir irgi paleidau žiauriai daug. O antroji po užsikasimo. Tai Aurelijau, čia tu esi tas žmogus, kurį aš pasirinkau, kad man taip atsitiktų. Tai ačiū tau už tai. Ir tada atėjo į mano situaciją, kuri buvo kitas išbandymas, kurį aš atlaikiau. Nu, vis dar atlaikinėjai, taip. Mindaugas Vidugiris, aš jau apie jį kalbėjau gal kokį 8 kartą, jo. Ne, tai laivas liks. Galėsi išklausyti visą namie, tikrai. Bet, o koks klausimas su juo? Kodėl būtent jis? Nes man jį rekomendavo kaip žmogų, kuris išspręs mano visus gyvenimo sunkumus. Tai aš patikėjau tuo žmogum. Išėjęs iš susitikimo jam paskambinau. Mes susitikom. Ir aš jau ten tada papasakau, kas nuo to laiko atsitiko. Ir mes tapom draugais. Nes kai keičiasi tavo sąmoningumas ir tavo keičiasi žmonių ratas. Jūs dalinkitės, dabar visi tie, kurie klauso, pasidalinkit. 30 žmonių pasidalins, čia prisijungs 500 žmonių. Daugiau žmonių apie tai galės išgirsti, jeigu aš kažką įdomaus pasakoju. Ir kai keičiasi žmonių ratas, keičiasi draugų ratas, dingsta tie draugai, kurie tave kviečia pagerti, pabaliavoti, paošti. Ir atsiranda tokių žmonių, kurie sako, gal šeimom susibėgam, gal davai be alkoholio, gal varom kur nors dviese pabūti, kažkur kažką. Nu, žodžiu, plečiasi, ne? Tada atsiranda toksai, tu vis dar praeitis velkasi biški. Ir čia va dabar jau tokia dabartis va ateina. Ir tu pradedi matyti, kad ten ta labai blėsta, gesta, o va šita dabar veši. Ir žiūri, kad su tai žmonėm tau viskas pavyksta. Ir iš ten atsiranda labai daug kūrybos, labai daug naujų dalykų, darbų, bendrų projektų. Tai man taip atsitiko su Mindaugu. Jo, bet mes vienu kartu, jisai tiesiog turėjo daugiau patirties, nes jau buvo tuos dalykus išbandęs. O aš turėjau patirties kitose dalykuose ir mes dalinomės. Ir jisai man daro tuos ir aš tipo, eik tu savas. Jisai tipo, eik į žygį, neturi atsakymų, va ten turėjau sunkią situaciją. Eik į žygį, tai jis patarė. Ten tada paskui vėl kažkas, jisai man šiandien, žinai, nekrauna telefonas, mes Skype'u turim apie ton grandiozinį projektą, ten Lietuvos mastų projektą, negalim sėdėti kalbėti telefonu, nes man išsikrauna telefonas, o mes turim Skype konferenciją turėti su dar 2 merginom. Ir jisai sako, žiūrėk, tu dabar turi pasikeisti saugiklį mašinoj, kažką aš ten esu girdėjęs, kad taip reikėtų, žinai. Tai dabar įsijungi YouTube'ą, kol važiuoju arba sustoju, įsijungi YouTube'ą, pasižiūri, kaip pakeisti saugiklį, ten visada šalia yra saugiklių, kuriuos gali paimti, kurių nereikia, įsikeiti, pasidedi ir taip toliau. Ir kai tik sustojau prie Lukoilo, šitam greitkelį, paėmiau, išsitraukiau, nusipirkau, įsitraukiau, įsidėjau, veikia. Ir man toks tipo, what? Ir va draugas išgelbėjo, žinai. Ir nuo super mega wow dalykų, kur ten, žinai, gyvenimą tavo transformuoja ir pakeičia arba pastumėja, iki tokių paprastų. Ir tada tu paimi ir grąžini atgal, nu elementariai, kažkuom. Ir tada tu, žinai, atrodo, klausyk, Mindaugai, tu man realiai pasakyk, kaip aš tau, kaip aš tau galiu pasitarnauti. Realiai, be šansų, aš realiai nesuprantu. Ir jis pradeda vardinti, ką tu jam padarai gyvenime su savo atėjimu. Ir tu tada toks sėdi ir galvoji, oho, aš taip padariau? Taip, mano mielasis. Tai žinok, mes kiti vieni iš kitų mokomės, tik reikia išmokti klausyti, reikia išmokti pastebėti, nusilenkti, nusileisti, būti nuolankiam. Pradėti
Tai aš dėl to ir parašiau knygą. Knygoje yra parašyta: sportuok, maitinkis, kelk sąmoningumą ir tu būsi laisvas. Ir parašiau, kaip tai vyksta. Ir žmonės parašė, kaip tai vyksta. Tai va, paprastai. O esmė, kad pirmą žingsnį padaryti yra sunkiausia. Tai pirmas žingsnis gali būti tiesiog nuo to, žinai, nustok galvot, nustok šnekėt, nustok vaikščiot. Tiesiog paimk ir padaryk, bukai. Va tiesiog paimė, atsistoja ir taip, o, padariau. Ir ką pajutau? Nenukrito nei rankos, nei kojos, paimiau, padariau. Tada pradėk nuo mažų dalykų. Nebūtinai iš karto, nu, tipo, didelį, wow, mega dalyką. Pradėk nuo mažo kažko. Ir mažas gimdo kitą mažą, kitą jau dar mažą. Tada po ten krūvos mažų tu pasižiūri, kad tas pirmas buvo toks mažas, o šitas jau toks didelis. Aš jo vis dar įvardinu mažą. Bet mes mažus dalykus darydami, mokydami jų, gaudami mažus išbandymus, mes ruošiamės priimti didelius iššūkius. Bet kai tu gauni didelį iššūkį, žmonės būna neatlaiko. Ir miršta, nes išsigąsta, nusižudo dar kažką. Todėl pradėti nuo savęs reikia nuo mažų dalykų. Priklausomai nuo to, kas tu ir ką tu, kokia tavo praeitis. Gal tu ten visą gyvenimą mokysi, bet kažkurioje vietoje lūžai dėl kažko. Numirė tavo žmona, numirė tavo vaikas. Žuvo avarijoje, būdavo tu likai gyvas, ane? Kaip atsilaikyti? Kaip materializuoti mintį, kai... Jo, bet... Dabar apie galvojimą kalbant. Jeigu tavo gyvenime yra belekiek triukšmo, tu esi žmogus, kuris dirba nuo ryto iki vakaro, turi šeimą ir turi vaikų, turi įsipareigojimų, turi praeities visokių dalykų, kurie velkasi labai rimtai, nes tave ten, nežinau, smurtavo prieš tave. Arba gal tavo vaikystė buvo gera, bet kažkas ten tau buvo, nu, streso. Ir tu gyveni nuolatiniam strese ir pas tave tokia būsena vidinė, tokia, tu negirdi savo vidinio balso. Apie kokią mintį gali eiti kalba. Jos ten nuolat eina ir jų daug. Kad tu išsigelbėtum, jo ten nuolat eina. Tu kažką nori daryti, tavo vidinis sako, nedaryk taip. Arba daryk kitaip, arba žiūrėk, va, gal tą nori padaryti, o pas tave ten, va taip. Ir dabar vienu metu kalbėk, tiesiog, pradėk kalbėti. Aš negirdžiu normaliai, ką jinai šneka. Tai aš negirdžiu savęs, ką aš šneku. Ir negirdžiu tą, ką man siūlo daryti. Tai kad išgirtum savo mintį ir pradėtum kažką daryti, reikia sumažinti stresą, sumažinti įtampą. Aš žinai, kodėl aš tai parašiau, tai yra vienas iš būdų. Tai, ką aš darau, tai yra vienas iš būdų. Yra milijonas būdų, kurie žmonės gali išbandyti. Ir jeigu jie prašys, tai bus dar viena knyga kaip dar vienas būdas. Ar jas visas perskaitys? Ne, aš taip pat kalbėjau apie diapazoną. Tokių diapazonų aš skleidžiu tai, ką skleidžiu. Ir tas, kas yra šitam diapazonė, jie išgirsta. Tie, kurie dar nėra ten, jie neišgirs. Ir kuo daugiau žmonių tai išgirs, kuo daugiau žmonių pradės plėsti, tai tas diapazonas plėsis. Ir daugiau žmonių apie tai išgirs. Bet tas žmogus, kuris net negirdi, tai ateiktų jam pasakok, nepasakojas. Jis to nepadarys. Jis tau ateis, sumokės ten bapių ant stalo milijoną, žinai. Ir tu jam darai. Ir jis kaip nesikeičia. Rasa Mažionienė, mano viena iš mokytojų, kurią aprašiau ten. Tai pas ją ir ateina tokie žmonės. Tai eina, sumoka krūvą pinigų. Ir jinai jos pradeda mokyti ir jinai sako, jūs čia man nepasakokit. Žodžiu, aš pas jūs atvažiuosiu už 4 mėnesių, kai man vėl pasidarys blogai, nes aš matau, tai kartojasi, žinai. Ir tada jūs man vėl kažką ten padarysite ir vėl. Ir paskui mažėja. Po 4 mėnesių, po 3 mėnesių, po 2 mėnesių, kas mėnesį, kas savaitę. Ir galų gale dašyla. O jeigu nedašyla, tada ateina kitokie išbandymai, ne? Tai va, tai, kad mintį išgirsti reikia triukšmą sumažinti viduje. Aš tą, ką bent jau aš supratau. O yra turbūt dar kitaip. Tiesiog ateik, ne? Jo, kiekvieną trečiadienį, 6:30 ryte. Lyja, sninga, šalta, bjauru, nenoriu keltis, vėluoju, bet atvažiuoju. Atvažiuoju, kas nori. Ir norėdami pokyčių savo gyvenime,
jie nebijo išsitepti, griūti ant asfalto, kai šaltas asfaltas, daryti pačius kvailiausius dalykus, kuriuos aš jiems sakau daryti, eiti žąselę per pėsčiųjų perėją. Nu, nes žąselės taip eina per kelią. Ir vaikučiai šalia eina. Tai va, aš einu tėvas, vaikučiai eina. Skanduotės šnekėti. Aš, jie sako gyvas, aš, gyvas, garsiai. Kur visas Gedimino prospektas, žinai, nuo to skamba. Tu gali. Tada kažkokia moteris, kuria yra problemų su išsireiškimu, su žodžio laisvė. Jinai tokia, taip, tu, visi gali, o, aš galiu, geras, žinai. Aš galiu pasakyti ir kažkas pasako atgal ir jinai dar tokį pagad, tu gali, ir jinai rėkia, žinai. Nu va, ir tiesiog ateik yra dar vienas iš būdų. O tiesiog ateik yra apie vienišus žmonės, apie vyresnio amžiaus žmonės, kurie bijo, apie tuos, kurie nori pokyčių ir nežino nuo ko pradėti. Tai va, atsistojau ir nuėjau. Nežinau, kas bus, su tapkėm atvariau, žinai. Atvarė bičias, atbėgo, mačiau. Cigaretę, va, išmetė, žinai. Ir ten aš jam treniruotę, ne jam, bet visiems. Ir aš žiūrėjau, nu, žinai, ašgi nesakiau jam, kad ten čia ateikit nerūkantis dar kažką. Jis ten krūvio nebegali, aš jam sakau, va, yra šitiek laiptų galit padaryti, yra šitiek laiptų, yra visi laiptai iki pat Tauro kalno viršaus, žinai, darykit kiek galit, niekas nieko neverčia. Žmogui nepatiko, jis apsisuko iš jo, bet jisai atėjo, jisai padarė, tai jis tiesiog atėjo ir ten jau buvo pirmasis, sėkla pasėta, ten jinai išdygs. O jeigu jam nelaikas ir jisai krenta ir grįžta atgal namo ir toliau depresuoja, tai vadinasi jam nelaikas. Bet žinai ką, tie žmonės pas mus į bendruomenę ateina išeina, Eglė. Pas jūs yra tokių, kurie ateina, dingsta, nebėra, vėl grįžta ir tu tokia, nu kur buvai, ten buvo. Visai kas sugrįžus, mes tavęs laukiam, buvo tokių? Mes kai pradėjom ir kai buvo pradžia ir kai buvo va, tokie keliasdešimt, jie buvo labai sėslus. Bet kai buvo keli šimtai, keli tūkstančiai, ten prasidėjo va, tokie bairiai. Ateina, žiūriu, nebeatpažįstu žmogaus, va tai va, žinai, tai va. Bet taip tipo nebūna, tipo, labas, kur tu buvai? Galva taip, žinai, kojos trintis, ten rankos taip. Nu, žodžiu, ir kiekvienas ten su savo. Išsiskyriau, vaikas pakeitė, vyras paliko, darbo netekau, ten tas sanas, nepasakosiu. Tokių va prisiklausau, žinai, ir aš toks, okei. Tai ką? Tai nieko, prisimenu, kaip man buvo gera ir nusprendžiau grįžti. Tai va eina žmogus per sudedamasias, jam būna per sunku, jisai grįžta, dar ne laikas. Vadinasi, jis pasikeitęs nesugebės tu išlaikyti, tai lūžta, grįžta. Gal tiesiog aplinka per stipri jam. Gal dar per daug to triukšmo, gal dar nenoriu. Iš tikrųjų žmonės tingi. Ir jeigu jie tingi, ir jeigu jam dar nelaikas, tai jie to ir nedaro. Ir viskas gerai. Ir jie lūžta, nes priežasčių lūžti yra nuo iki, nuo tingių kelti šiandien. Ir tada paskui pusę metų nebeteinu į treniruotę, iki ten labai rimtų priežasčių ir iki labai kažkokių nerimtų, nejokingų. Kiekvienam savo. Tai, bet jeigu tu jau atsikėliai, atvariai ir ten tau nepatiko arba patiko ir tu įsikvėpiai ir tada paskui savo, žinai, grįžai, blemba ir vėl prisivalgiau ir vėl čia parūkiau ir vėl čia geriau, palauk žmogau, tavo pradžia yra, tu 10 metų taip darei, tu pirmą kartą atsistojai ir atėjai knygoje irgi lygiai tą patį rašiau, jeigu skaitai ten buvo. Tai džiaukis, nu, pirmą kartą atėjai, kitą kartą bus vėl atėjai. Imkis iniciatyvos, pradėk savo gyvenime daugiau dalykų daryti ir keistis. Gal tai tave išjudins. Čia tas ne ant gal pakabinto, tiesiog padarėjai, veiksmas atoveiksnis, padariau, veikia. Aš kaip, pavyzdžiui, per praktiką, jau ne, va ten rašė, superherojai eina per save daro, ne? Tai koks aš superherojus, aš gavau galimybę ir pradėjau naudotis ją ir pradėjau žmonėm ją atidavinėti, nes jinai man nepriklauso. Kiekvienas taip gali ir kiekvienas tai daro. Turiu giminių, mano žmonos močiutė dar yra gyva. Ir mes atvažiuojam čia. Tai važiuojam pailsėti, pajūrį, tai dar kažkur. Ir prasukam.
Žinoma. Mano mintis ir vizija buvo, kai atvažiavau Klaipėdoje pradėti daryti judėjimą, tai tokia, kad, aš žinai, jį ir vystysiu. Bet pamačius, kiek Vilniui dar yra reikalų ir kiek reikia daryti, žinai, užauginti žmogų, tokį duplikuoti save, pavadinkime, ne? Kuris tavim tiki nuo iki, kuris nori nešti vėliavą ir tavim tai pasitikė ir neturi kažkokių paskatų, išmoks ir davai viso gero, ne? Kur tokių dalykų buvo. Ir tada tai skausminga. Palauk. Nebūtinai skausminga. Tas žmogus, jisai atėjo, tu jo nepaklausai. O jeigu tu pradėtum taip įkyriai klausinėti, nirtingai, žinai, mokytis, lysti žmogaus gyvenimą ir keisti jo gyvenimą, nes jis pats sutiko tą daryti, tada žmogus būna apsisuka ir pabėga. O tie, kurie lieka, jie ir lieka. Ir tada su juo gali kurti kažką. Ir jeigu tokia komanda plečiasi, bet čia tik aš taip mąstau. Kiti mąsto kitaip ir tai yra gerai. Bet aš taip mąstau ir aš matau, kad Vilniui aš buriu tokią komandą ir ten velniškai daug darbo. Tiek daug darbo. Ir kai mes normaliai išsiplėsim, užauksim Vilniuje, arba žmonės, kurie nori daryti Kaune, Klaipėdoje, mes jiem tą patį sakėm, mes Kaunui sakėm, važiuokit, gyvenkit, darykit, mokykitės. Aš visą save atiduosiu, kad užauginti. Ne to nenorim, neturim, nežinom, negalim, neišeina. Okei, suprantu. Ir su Kaunu išsiskyrėm. Iš esmės dėl tos priežasties. Su Klaipėda mes tik pradėjom daryti ir aš matau, kad su Kaunu jau taip yra. Aš matau, kad dar Vilniui kiek nepadaryta. Klaipėda aš tikrai nesugebėsiu skirti tiek laiko. Atvažiuokit jūs. Gal net ir nekalbėjom apie tai, ne? Ar kalbėjom? Toks kažkoks toks, ne? Vieną treniruotę gal žmonės atvažiavo, bet Linas Bartašius, kuris yra klaipėdietis, jisai, jo draugė dabar buvo atėjus, mergina tokia. Jisai man, čia apie tai, apie ką tu šnekėjai, ne? Ir apie tai, apie ką mes šnekėjom, jisai man rašo. Blemba, Linai, aš manau, kad tu nesupyksi, jeigu aš tai pasakysiu. Jisai kažkada praeityje užsiminėjo labai negerais dalykais, nelegaliais, bet ir vartojo alkoholį, ir visokias kitokias priemonės. Jisai iš daugiavaikės šeimos, nes 7 gal vaikai. Ir jisai nusprendė keistis, pradėjo keistis, kažkaip kažką daryti, klausyti visokių paskaitų, vaikščioti pas mokytojus. Jis ten man savo istoriją papasako. Ir aš tikiu, kad jis vieną dieną pats tai papasakos ir jis vieną dieną ten tos dalykus pradės daryti. Bet ką jisai padarė, jis vieną dieną sėdi toks, žinai, prie kompo ir sako, jisai tik šneka apie tai. Šneka, noriu pokyčio, darysiu čia tą, žinai, paimti ir padaryti. Tas šneka, tai, sėdžiu paskaitų, klausau. O ką padaryti, kad realiai įvyktų pokytis? Jisai sako, ir man toksai sako, tai tu padaryk. Susiras savo mokytoją. Koks mokytojas yra tau, iš visos tos, ką tu dabar galybės klausai, kas tau labiausiai geriausiai kalba, kuom tu nori tikėti, kuom tu pasitikė ir važiuoji, nori iš jo mokytis ir ne taip, kad mokytis, bet tu darysi bele ką, ko reikia, kad tik išmokti. Ir būti šalia tokių žmonių, šalia tokio žmogaus arba, whatever, kas bet ten atsitiktų, aš tai padarysiu. Ir jis sako, aš pradėjau scrollinti per Facebooką, per kažkokius YouTube'us ir sako, tavo paskaitą pamačiau, Studfeste, tu 4000 žmonių pasakoja apie ką aš ten pasakau? Žodžiu, apie kažką pasakau, galit rasti. Ir sako, aš pradėjau klausyti ir man sako, iš karto į galvą tokius žaibų trenkia. Aš iš karto parašiau žinutę, bet rašiau kažkaip įdomiai, kad tu atkreiptum dėmesį, nes man žiauriai daug žmonių rašo ir kai ten tu turi milijonus followerių, kur aš parašiau savo įkvėpėjui, jis neperskaitė. Tada aš galvoju, kaip čia dar reikėjo dasikasti. Gal gėlių jam nusiųsti su kažkokiu ten, padėkoti jam už tai, kad jis tai padarė. Man Mindaugas Vidugiris tokią idėją pametė, sako, nepaveiku, tu jam nusiūs gėlių. Davai, nusiųsiu. Žodžiu, ten visokių tokių ir galų gale aš sėdau į lėktuvą, nuskridau, atšokau jo treniruotę, atidalyvavau, laukiau, bandžiau jam užduoti labai kompromituojantį klausimą apie alkoholį, bet neteko man prie 1000 žmonių tą padaryti. Ir galų gale jisai buvo ir aš jam spaudžiu ranką ir sakau,
Seniai, ačiū tau už viską, ką tu man padarytum, man labai padėjai įkvėpėti. Jau matau, kad jisai rimtai taip čia, bet žinok, aš turiu eiti, nes man čia pamatai, kiek žmonių ir aš. Sakau, nesvarbu, aš tau tiesiog norėjau nuoširdžiai padėkoti žmogau, ačiū tau. Davai, duok 5, apsikabinom, bam, nuotrauką padarėm, turiu. Viskas. Ne dabar tai pasakau ir nurimau. Tai Linas padarė lygiai tą patį. Jis atvažiavo, man ten veiklos, darbų belekiek. Ir jis įrašo. Klausyk, aš žinau, kad gal tu to net nenori skaityti, bet aš turiu to tokį pasiūlymą, kuriam tu negali atsispirti. Nu, davai. Skaitom. Žiūrėk. Nu ir jis parašė tai, ką aš pasakau. Sakau, neturiu tau kur gyventi, bet davai atvažiuok. Sako, man nesvarbu kur. Sakau, mes turim loftą 1200 kvadratų. Gal rasi kokią vietelę. Atsiveš miegmaišį. Dušas yra, žinai, gali gyventi. Nu, blema, nu, tu čia patalpa stovi. Važiuojam. Gerai? Jisai, tipo, gerai. Ką dar, sakau, nežinau. Nu, tai turbūt miego turi kur. Turėk pinigų už ką pavalgyti, aš tau nieko nežadu. Galėsi būtent, nežinau, tvarkyti loftą, plauti, skalbti. Nori? Noriu. Nu, gerai. Važiuok. Ir pamiršau aš apie jį. Sėdžiu, man ten kažką, gal užsirašiau priminimą, kad čia toks, bet ten 20 susitikimų per dieną, ten galva užė. Aš atvažiuoju, ten norėjau pasitirauti, ar man to reikės. Senis, tikrai atvažiuoju, geras. Man bendradarbė skambina, Ignai, čia toks Linas skambino, jis ką tik atvažiavo, jis važiuoja čia. Velnės, aš net ten, žinai, jisai atvaro ir aš toks, klausyk, Linai, aš dabar turiu reikalų, aš atvažiuosiu, tu dabar ką daryti, tai ten žmonių yra, jie atidarys loftą, tu eik jo plauti, valyti, siurbti ten, tualetus, viską ką, žodžiu, pasimatysim vakare. Varysim pavakarieniauti, pasikalbėsim, ko tu čia atvažiavai. Jis atvažiavo. Man skambina, kuo tu čia vėl su savo nesąmonėm, prisigalvoji vėl. Žmonių kažkokių čia važiuoti į Klaipėdą. Davai darom Klaipėdai, davai darom Kaune. Tu gali apsiraminti su savo šitais užmojais maksimaliais. Man čia mano kolegos, kurie iš tikrųjų sako, nu gal užteks. O aš ten tipo, nežinau kodėl, bet taip turi būti. Hebra, nu nežinau, bet taip turi būti. Ar gerai, kad atsirado Klaipėdoje parko Hebra? Taip turėjo būti, aš nežinau, kodėl aš turėjau atvažiuoti, pradėti kalbėti. Rita, klausyk, nu gal pats laikas daryti, o aš nežinau, gal nereikia. Eglė, davai, darykit. Kaune lygiai tas pats. Nu ir ką, ir jisai atvarė, mes su juo susitikom, pradėjom šnekėti, jisai man pasako, man tokia viena iš minčių. Klausyk, tai jeigu jis darė ir tai nelegaliai, ten tai jis gali viską išnešti, bet toks, žinai, mano čia, nu, galvoju, nu Asilė, tu Asilė, ką išnešti? Kolonėlės? Už 1000 litų, kurias tu pirkai ir tau sinėti tarnavo, nubalamati, tegul išsineša. Ką? Dušus ten, plyteles išneš. Nėra ten ką nešti. 1200 kvadratų, nėra net įrangos jokios. Mes dirbam savo kūno svorį, nieko nėra. Nu, tegul jis ten gyvena. Nu gerai. Žodžiu, pradėjom su juo kalbėti, prisikalbėjom, o po, žinai, viskas gerai. Jis ten pasako, aš jam ten random klausimus, kurie man atėjo į galvą, klausinėjau. Sakau, tai gerai, nu tai va, tai tu daryk tą ir tą. Ir jisai sako, aš tai norėčiau būti šalia tavęs visą laiką, ar taip galim? Gerai. Aš į susitikimą. O kur tu važiuoji susitikimą? Tada ir tada. Pats atvažiuoja kažkaip, kažkur. Kelias anksti ryte, aš tada važinėjau jaketę maudytis. Atvažiuoja iki kažkur, važiuojam jaketę, maudomės, lenda jaketę, žodžiu. Maudosi vidury žiemos, minus ten 20, lenda į jaketę, važiuoja ryte, ten daro visokius pratimus, eina į mūsų treniruotę, sportuoja, supranti, jis tai darė ir jis realiai atvažiavo mokytis, be jokio ten nieko. Ir paskui man tokia, bet tai žmogau, jeigu tu dabar taip mokysis, toliau tai darysi, tai tu realiai gali važiuoti ir Klaipėdoje tai daryti, ne? Gali? Nu kiek tu čia sėdėsi ir mokysi iš manęs? Tai va, gavai įkvėpimą, važiuok daryk. Už tai neturi įkvėpimo, grįžti atgal mokais toliau, žinai, savo darai tokius pastovius mokymus. Tai nėra kažkoks vienatinis mokymas, kurį, žinai. Bet vat jisai tą darė, per mėnesį laiko jis važinėdamas su manim, dalyvaudamas visuose mokymuose pas Driuką Rebefingę, prisikvėpavo ten, bam per galvą, Žydrūnas Savickas, Nijolė Oželytė, visi tie žmonės, kur aš laidą 0 laipsnių filmuoju, ten tą palaiko, tą padaro, jis vaizduoja,
Kaip gali būti, kad žmogus iš niekur atvažiavo ir tos dalykus daro? Jisai per mėnesį laiko užaugo labai labai stipriai. Ir tada prasideda įdomiausi išbandymai. Ego, pašalinių žmonių įtaka jam, kažkokie dalykai, kas aš esu ir ką jis pamato mano tą kitą pusę, kurios nemato niekas. Mano šeimą, mano asmeninį tobulėjimą, mano vaikus, kaip aš būnu piktas, kaip aš būnu pavargęs. Jisai pasišovė ir tapo, nes tai yra žiauriai sudėtinga, kai aš tiek daug reikalų turiu. Jisai, sakau, va, yra mašina, tu gali mane nuvežti iš taško A į tašką B, kol tu nedarai savo dalykų. Gerai, man tai labai patinka daryti, aš čia Klaipėdoj, Neptūne dirbau ir taip žmogui vienam pasitarnavau ir tą dariau. Tai man kaip ir labai aišku, nes mes, sakau, vis tiek judam į tą tašką, o labai negerai mobiliakę sėdėti, gerai važiuom. Aš atsisėdau telefonu, jis viską girdi, ką aš šneku, jis viską mato, aš ten, žinai, diskutuoju, kaip planai gimsta. Va, kaip reikia mokytis. Bet ne faktas, kad kiekvienam ir kad kiekvienas tai gaus. Pas mus vyksta mokymai, trenerių mokymai, kaip tapti treneriu, kaip užaugti į tai, bet mes nemokam trenerių tapti. Mes mokam sportas, mityba, sąmoningumas, kaip tapti tuo žmogumi, kuris tu išėjęs gali važiuoti tai daryti. Ar ten mes kalbame apie kažkokį įsisavinimą. Nu jo, fainai, jeigu tu eini su mūsų vardu, tu turi tai, tu klausai to, ką mes sakom, kaip daryti, tu tiki mumis ir tu neturi ambicijos. Dabar aš pats savo padarysiu, nuolę kaip frančizę. Žmogus daro, viskas gerai, jisai gauna visą tai, ko reikia. Jisai užsiema prasmingą veiklą. Jisai neieško galbūt pinigų, o kaip ir minėjau, mes kalbėjom, pinigų atsiranda viskam kam. Tai va, tai ar aš galiu atvažiuoti? Žinoma. Paskambino žmonės, sako, mes norim kūno kultūros mokytojam padaryti seminarą. Tai kainuoja tiek ir tiek, atvažiavau, padariau, buvo kam patiko, buvo kas ten, jau, žinai, atėjo pažymėjimo pasiimti, nes ten kvalifikacijos kilimo kursai. Sėdi, klauso, aš ir tai viską žinau, atsistoju išėjo. Aš ne jam pasakoju, aš pasakoju tiem, kuriem reikėjo įkvėpimo. Dabar gerai, kodėl čia nėra 1000 žmonių? Čia turi būti tiek, kiek turi būti. Taip? Jums tai reikėjo tai išgirsti, jūs atėjo tai išgirsti. Prisijungęs klauso iki galo tas, kam reikia tai išgirsti. Ką man dabar galvoti apie tos, kurių nėra? Ir prisišaukti juos. Jiem nereikia. Ir viskas yra gerai su to. Jiem reikės kažkada galbūt. Ir jie ras. Ir žmogus kažkuris, kuris su manim dirba, jisai sako, įsivaizduoju, aš paklausiau tavo paskaitų. Niekad jų neklausiau, aš su tavim bendrauju, į treniruotės vaikštau. Paklausiau porą tavo paskaitų, pradėjau kelti 6:30 ryte. Geras, sakau, fainai. Žmogus ateina, nebegeriu 3 mėnesius, nebegeriu jau ten kažkiek laiko, su jumis sportuoju metai laiko, per 3 mėnesius pirmus sportuojant su jumis numečiau 15 kg, dabar jau minus 20, esu totally ripped, pilna raumenų, žodžiu, pas mane keičiasi tas. Geras. Aš tai nežinau, jeigu man ateina, nepasako visi. Aš nežinau, kas pas jūs vyksta. Bet aš ne dėl to darau, kad man grįžta čia ir sako, kaip gerai, matot, va? Sakiau, tai va. Grįžtamasis ryšys, kai esi tenais ir tu nevertini ir sakai, eikit jūs iš čia su savo tais grįžimais, neįdomu man. Čia yra nepagarba. Atėjo, pasakė, žmogau, aš esu tarnas, my hero, iš sanskrito ar iš kokios ten kalbos bebūtų, Tony Robbinsas tai pasakė. Ne bet kas, o Tony Robbinsas. Reiškia tarnas. Mano tarnas. Aš nežinau, kai kūriau pavadinimą, mes su Hebra sėdim, aš, Alanas ir Marius, tai koks šitas pavadinimas ten ir taip, ir anaip, ir čia laužom ir taip. Nu, žinai, my hero, nes ten mes turėjom užduoti, Mindaugas Vidugiris, sako, jūs turit padaryti taip, kad atspindėtumėt. Mes išsiskaitom apie herojaus archetipą, kas yra herojus, kas ten tas. Ir mes, žodžiu, tai banaliai nuskambėjo, my hero, žinai, ir sport for dessert. Sportas desertui, tai kad tu sportuoji ir gauni desertą, o desertui gauni va tą laisvą gyvenimą. O tai lygtais atsisiuosi su maistu, nu, žodžiu, ten užpinta daug dalykų. O my hero aš sužinau visai neseniai, prieš taigi buvo Insanity LT grupė, o Insanity reiškia į sveikatą LT. Aš nežinau šitų dalykų, man žmonės tai pasakė ir šitas buvo geras. Tai va, tai mano tarnas, mano paskirtis yra tarnauti. Ir mūsų treneriai, kurie atėjo, sportuoja, treniruoja kitus žmonės, jie vieni jau supratę yra, o kiti dar po truputį supranta, kad tai yra tarnystė.
Ir jeigu dabar jums atrodo, jeigu atrodo, kad mes ten milijonus uždirbam ir ten bele kaip gerai gyvenam, tai jūs žiauriai klystat. Žiauriai. Ir jūs žiauriai klystat. Mes išsilaikom vos. Žmonių masės didžiulės eina sportuoja, visiems taip gera, faina. Įsipareigojimai, ten tas. Ar mes skundžiamės? Niekas net negirdėjo apie tai. Nes mes suprantam, kad pagal tai, ką mes darom, kiek mes darom, ko mes esam nusipelnę ir kaip mes galim greit augti, progresuoti, mes galim tik tai tiek turėti. Ir mums to tiek užtenka. Ir kai mes kažkada labas. Ir kai mes kažkada galvom, kad mums dabar čia reikia ir to, ir ano, čia va, pinigų, čia bus, čia prisitrauksim projektų. Nevelnio taip nevyksta. Taip pat kaip ir žmogui, kai jis eina per pokytį, milijonų eurų iškart neteina. Po truputį, va taip kaip apie tą būstą sakiau. Po truputį ir ateina. Tai mes irgi užaugsim ir kai mums ateis laikas susidurti su rimtais pinigais, su rimtais dalykais, mes turim būti tam pasiruošę. Tai mus dabar tam ruošia. Yra žmonės, kurie atėjo, kurie sėdėjo mano pašoniai, panosi visą laiką ir man sakė, Ignai, susitvarkyk tu tas savo asmeninius reikalus, apie finansus, kiek tu taip gali, negalim va taip ir šitaip taškyti, neįvyks taip, supranti, silai nieko jūs nesuprantat, bam išėjau, 2 metai, grįžau atgal pas tos pačius žmonės, tai kaip sekėsi su atsakomybė, nuo kurios taip ėgai, lygtais ten, kur pradėjau, ten vat ir esu, žinai, bet išbėgau, gavau GetFitą, gavau Insanity LT, gavau ten viską ką, štai My Hero, vėl grįžau. Ketvirtą valandą ryto aš keliuosi, prieš tai kėliausi 6:30, tada 6, tada pradėjau važinėti prie ežero, tas pats Linas pradėjo važinėti kartu su manim, aš ten pasiėmiau sveikuolių. Sveikuoliai metė iššūkį, mėnesį laiko eketėjai maudytis. tą pačią dieną atsistojau ir nuvažiavau. Pačią pirmą, aš gal prie 4 prisijungiau, nes pirmą dieną pamačiau, kai jisai sako, darom taip, vienas. Antrą dieną jis darė jau su kažkuo, dviese, visada tam judėjimui reikia dar vieno žmogus, nes tu vienas judėk kur nori, ne, su savo ten pasauliu ir išprotėjęs tave matų ten, žinai, kur eina pro šalį, jie ten, kažką murma. Bet mano vidinis toksai tvo. Jo. Laivas baigėsi, įsivaizduoja, ir tiem, kas ten klausė, dabar toksai, kodėl, kodėl išsijungia? Nes išsikrovė telefonas. Ir žodžiu, nes aš turiu powerbanką ir jo nespėjau pakrauti, nes, kaip sakiau, nebuvo ten tas įkištas, žodžiu. Ir 4 dieną aš atvariau, nes mane ištraukė vaikai. Man reikia pasirūpinti savo vaikais, nes savaitgalį mes turim tą